Šio podcast'o problematika, nuo kurios ir pradedam, sveiki gyvi, aiškinomės prieš filmavimą tai, kad norėtumėm pradėti kažkokią dainą ir išskyrus dainą, kurioje yra dainuojama o aš svajoju apie seksą pajūry, o aš svajoju apie tavo nuogą kūną. Karštą kūną, pataisykite. Nebaisiai daug ir yra. Yra Sex is on fire, bet štai yra sudėtingai išdainuojama. Dar būdavo kažkokie Sex on the beach. Bet čia, kad su žodžiu seksas, o jeigu be sekso, gal kerbedžio, ten koks buvo naktį. Tik tai naktį. Tai tada jau gali pritemti bet kurią dainą, jeigu nėra konkrečiai žodžio apie seksą, žinai. Teisingai. Prastai, ne? Kodėl taip yra? Nežinau, gal reikia mums žinglo subtilus labai visi atlikėjai. Dar būdavo tokie, kažkadaise būdavo, Laurina gal dar nebuvo gimusi, bet buvo labai populiaru. Bet buvo labai populiaru Lietuvoje klausyti tokių kasečių pirmas balius, antras balius ir taip toliau. Ir ten būdavo tokie intarpai, kurie buvo neva labai juokingi. Dainuoja ir tada staiga bičas toks kažkoks sako, pavyzdžiui, vieną prisimenu labai ten tipo. Birbi, Jonas pačią pasistatęs kampę stačią, o kad jam nebūtų baisu, prisidengęs ją su maišu. Ir tada vėl eina daina, supranti. Aš atsimenu irgi, taška, pimpaliukas, bus baliukas, ohoho. Sako, dar nebuvo gyvas, atsiprašau. Kai aš praleidau mano tėvas buvo kalvis padėjėjas, mano tėvas kaustė arklius, o aš kaušiau kumeles. Matai? Ir tada daina, ne, toliau kita. Ir dar kažkaip buvo, ėjo merga palei tvorą ir pamatė seną vorą ar kažką. Nu, žodžiu, ta prasme, bet tai buvo, aš dabar kaip prisimenu, tai buvo siaubinga. Bet šitos kasetės, jos buvo tada velnioniškai populiarios, į kokį turgų benuvažiuotum, visur skleidėsi tos dainos. Ir vat per tėvų balius būdavo šitų dainų, aš tikrai negaliu to slėpti. Ir, pavyzdžiui, ir aš tikrai prisimenu tos birbi, Jonas pačią pasistatė. Ir aš toks, dabar kai galvoju, buvo laikai, ne? Albumo interpai. Jo, va tokie. Aš tai šitą žinau, bet gal nebuvo, kur bijo mergos traktoristo, kad pagavęs neiš... Taip. Čia tas pats, į tą patį įeina mane. O dar, man atrodo, šitame buvo netgi viename iš tų albumų buvo, aš galvoju, ar tas toks interpėlis, ar net daina paversta, kur tipo Tadas banditų vadas užpuolė Klaipėdą nakčia. Mergas surišo, susišpiso ir ten kažką. Viskas vis tiek galų gale nueidavo į tą patį. Tai kokia mūsų tautosaka yra. Puikiai, jo, muzikosauga. Ir kas buvo ant scenos tada, juokis, tai humoras visokie Gitan Orlauskis ir Sinosis, ten siaubingi reikalai buvo. Aš suprantu, kodėl Rolandas Kazlas pasitraukė iš visų šitų dalykų, nes aš galiu pasakyti, kad... Turinio nedaug ten buvo. Aš esu matęs ne vieną šitą už kampo, tai yra 9 kokie 4, 5 metai ten tratata ir kažkada, jeigu kam nors įdomu, susiraskit pasižiūrėti, nes yra YouTube sukelti, jie darydavo gimtadienius, kur susirenka visa grietinėlė. Nu, ten ta prasme, ten Bingelis, Kazlas, tada tipo Šilanskas, tada būdavo Šapras dar, nu, ta prasme, visi tuo metu pasakodavo anekdotus. Zizirskė, Neapolionija. Tai, ta prasme, aš kažkada įsijungiau pažiūrėti prieš kokius metus, nu, tipo šiom akim. Tai ta prasme, nu ten yra kosmosas. Ten net ne medinėje. Net ne medinėje. Ta prasme, šiaip ten nėra ne vieno anekdoto, ne apie antrą galą. Beveik nėra. Nu praktiškai. Ten yra arba apie tai, kad žmonės nelaiko šūdų. Okay. Nu tipo, problema su šūdais yra eina pas daktarą. Arba dar tie. Tais laikaisgi buvo labai juokinga. Šitie, jo. Nu, žinai, tie du tokie žydroliai, žinai. Tengi lūždo, pasakydavai. Salė, kai rodydavo, žvengė, pasakydavai, žodį šikniniai išlūždavo visą salę, daugiau nieko nereiks. Žiūrėk, ir aš tą sėdžiu. Įsivaizduoju, kokie laikai buvo. Nu, čia tai bajeriai geri. Čia tokie panevežiečiams būdavo. Nu, žinai, va, to žemesnio intelekto tiem. Jei šitie bajeriai būtų patiekalas, tai būtų žirniai su spirgais. Bet žiūrėkit, kaip mes gražiai dabar privažiuosime prie mūsų šios dienos podcast'o temos. Suprantat, jeigu net Kazlo lūpose esantis anekdotas apie antrą galą yra išlikęs internete, tai vadinas, kad šitam internete ir velnės gali gaut galą. Taip, nusilaužtų ne kojo, kažką, kas tarp kojos yra. Ko tik ten nėra tam internete, kaip mama pasakytų. Gerai, intro mes čia padarėme, šiandien kalbėsim apie kibernetinį, apie onlininį, internetinį seksą, telefoninį seksą. Seksą?
per atstumą. O, jeigu beje, jeigu taip jau pradėjai, šiandien mūsų taisyklės jau tokios. Viskas, kas telpa internete, trauksim po temą, tą temą apkalbėsim ir važiuosim. Manau, kad turėsim gerų istorijų. Bet kadangi tu palėtė, aš kažkaip buvau pamiršęs, aš iš karto pradėsiu nuo savo patirties ir istorijos. Telefoninis seksas. Seksas telefonu. Galiu pakelt ranką ir prisipažinti, kad... Trumpųjų tada nebuvo, buvo ilgieji kažkokie. Ne, vat būtent tada ir buvo trumpieji numeriai. Jo, okay. Ir tu galėdavai surinkti, bet aš kaip šiandien prisimenu, minutė kainuodavo 5 litai. Taip, aš radau straipsnį šiandien, kur buvo nuo 1 lito iki 5 Aš esu skambinęs kokius 2 arba 3 kartus gyvenime, visada buvau pakankamai išgėręs ir... Kaip nebūtų keista. Ir ta prasme... Kelti tai metai gintai buvo, maždaug. Nu, žinok, tai yra kokie... Ne, tai yra kokių 20 metų atgal. 20. Nu, gal 18. Tai čia yra, žinok, kokie 2-3, 2-4 metų, nuo 2-3 iki 2-5 spėčiau tame tarpe. Okay. Tai... Gal net dar anksčiau. Lauk, litai 15. Kažkas tokio. Tai žinok, tai kainuodavo labai brangiai, bet aš esu porą kartų skambinęs ir aš galiu pasakyti, kad man pasiekti tikslo, dėl ko aš skambinau, nepavyko, nes man toks jausmas, kad arba dar labiau, atsiprašau žodį, pripisus, arba kažką būdavo pašnekovė kitam laido gale, nes man abu kartus bet tai tų numerių tais laikais nebuvo labai gausiai, tai buvo tas pats numeris ir man atrodo, kad abu kartus atsiliepė ta pati ponė, iš balso aš sakyčiau, kad ganėtinai stipriai vyresnė už mane. Bet čia geras, kai atsiliepia girtesnė už tave, ta prasme. Ir tokį pakankamai prarūkytų balsu. Ir alo. Kur buvo ant mane užlėpti. Ir aš ten kažką, ten labą dieną. Tai ką pagydos? Ir aš sakau, tai kaip čia vyksta? Ir tada jinai tokį jau paprastų balsų sako, tai pasakai, ko nori, ir aš tada sakau, ir aš tada žinai, toks tipo... Supurtė, tipo, išėjo iš personažo ir grįžo. Prablaiviau, žinai, ir aš sakau, o tai kaip, ta prasme, pasakyk, ką nori, kad aš daryčiau, ar čia tipo dabar ką, tau čiulpt kažką, ir aš toks tipo... Pasimėdė user manual, bet grubiuoju būdu tokiu, žinai, ir aš tada sakau, tai gerai, tai tada pradedam nuo to, ir jinai toks mygtukas, klūpiuosi ant kelio. Palauk, čia atsigūtavo diržą. Marijos radiją gal tu skambinai? Atsigūtavo kelnes, jis nuleidžia žemį. Ir aš toks, what the fuck, žinai. Jinai manęs neužvežė. Bet aš norėjau pasakyti, išgirdęs tą žodį, kad aš labai dabar prisiminiau, kad aš esu skambinęs, tikrai. Tikriausiai jos kritinė klaida ir buvo, ko norėsiu? Jo, aš nežinau. Tada taip, Įsivaizduoju, IKEA baldus, va taip, grubiuoju būdu, surašyti instrukciją. Tu, blėt, paim ir suriši tą, susukė, kas yra, kas to neaišku. Šiaip jas su IKEA baldais, aš esu to žmogus, kuris visada turi problemų, bet gal ne apie tai. Nesiplėskime. Tai aš esu bandęs seksą telefonu ir bent jau tokį, kokį aš patyriau, aš nerekomenduočiau niekam. Baisu. O labiausiai norėčiau, kad apie tai su manim išdrįstų pasikalbėti. Aišku, jie šiais laikais mes prieisim, jie turi kitų dalykų pasikalbėti, mano vaikai. Aš jiems patarčiau, kad investuoti tuos pinigus galima kur kas kokybiškiau, nes tai yra nesąmonė. Bet jeigu apie vaikus šnekėjai, tai aš kažkada, gal buvau, nežinau, kelių metų, kur esu skambinus. Tikrai atsimenu tą faktą, bet tikriausiai ten paskambinau gal minutės, net neišnekėjau, kažką man pasakė susižinai. Bet aš esu, žinok, aš dabar konkrečiai nepasakysiu, aš žinau, kad kažkada buvo pas mus gimtoj plungiai skandaliukas tarp tėvų kažkokių pažįstamų, kad kažkoks vaikas priskambinės. Privarė normaliai, paauglys jau, žinai, ten tipo iš tėvuko telefono ar iš kažko pačirškino, kaip sakant. Žinai. Tai va, aš kai googlinau šitą temą, ieškau kainų, tai nuo 1 iki 5 litų ir tada buvo ryšių reguliavimo tarnybos, reiškia, straipsnis, kad ten kažkelintais metais, dėmesio, nuo šiol karštųjų linijų kodai yra suvienodinti, tai yra 8909. Taip, reiškia, prasidėjo tie numeriai. Tai, tipo, apsauga nuo vaikų kažkaip neįsivaizduoju, žinai. Jo, ir aš tik dar su telefoninė, reiškia, seksu telefonu aš susipažinau dar šiek tiek anksčiau. Aišku, šiais laikais tai nebegalioja absoliučiai dėl to, kad yra internetas ir taip toliau, bet tais laikais aš augau dar be interneto, taip, ta prasme galima sakyti, beveik. Aš namie neturėjau kompo iki kol man nesuėjo 18 metų. Aš pirmą kompą įsigijau išvažiavęs studijuoti. Laurina žiūri tokia matyti. Ne, aš galvoju. Mano draugas turėjo ir jis turėjo su internetu, bet mes niekada ten neįdavom žiūrėti porno, nes jam kažkaip buvo prigrasinta, kad čia bus blogai. Ir kitas dalykas, tais laikais tas internetas,
mes, Jesus Christ, mes gyjundavomės per tą čirškantį modemą ir jo greitis buvo toks, kad, ta prasme, tau kol užkrauna puslapį kokį nors informaciją, tu naini sužaist su draugeliais, žinai, kažio pareini dar neužkrovė. Ties papais jau tėvai grįžta. O ne, atsimeni, kai atidarai ir tipo kol užkrauna. Tai va, bet aš nežinau, kas ar giminaičiai ar kažkas, bet mano tėtis turėjo matyti gerų draugų ir aš kažkada aptikau parvežtų tokių. Šitą patirtimą aš džiaugiuosi, nes aš manau, kad niekada į mano rankas nebūtų pakliuvęs tikras, kokybiškas, velnioniškai žurnalas iš Vokietijos. O, su gerom nuotraukom kokybiškom, ne? Ta prasme, nuotraukėlės seniukai aš... Ar tu gavai pirmo leidimo, ar jau buvo ir sulipę puslapiai? Ne, ten buvo pirmo leidimo, jam buvo parvežti, man atrodo, 3 žurnalai. Kaip suprantu, mes su tėčiu aktyviai dalindavomės. Tik čia metų jau dalindavotės. Aš neprisimenu, kiek man ten buvo, bet... Nuskaityt, kai mokėsi, žinai, bet tada suprato, kad raidžių nedaug. Ką aš noriu pasakyti, kad ten tame žurnale ten būdavo, aišku, labai daug ten tų fotkių, kažkokie straipsniai, visi vokiškai aš nesuprasdavau, bet būdavo, kaip sakant, keli puslapiai su tokiom ponių, žinai, išklotinėm, kur ten prie ausies ragelis, žinai, ir tipo telefono, vokiškas telefonas, žinai. Ir aš žiūrėdamas, aš neprisimenu, ką aš galvojau paauglys, kad ar tikrai ta ponė atsiliepia ar ne, žinai, įdomu, kaip paskambinti. Na, galvoju. Tiek žiūrėdavai, kad pieną užsinorėdavai prie sausainių, kurias valgydavai prie žurnalą. Nu, aš žiūrėdavau to žurnalus ir rasdavau, ką veikti žiūrint. Normalus vyras užaugai. Nu, kaip? Kiek sveikas nežinom, kitų klausti psichologo, bet ne visi gal tai pasakyti. Podcast'o tema. Liuks. Gerai, tiek apie telefoninį seksą, nebent tu esi dirbus šitoj linijoje paaiškės. Mano balsas netoks seksualus. Mes skambinom mokykloje kažkada, aš atsimenu. Bambario skambinom, aišku, žvengiam, baigės lievai ten. Tai man, aš irgi kažką tokio. Eikitus velniop ir padėjo, žinai. Bet įsivaizduojat, kokie pinigai, jeigu 1 minutė 5 eurų. Tada baigės papildymas labai greitai. Tai ten niekas daugiau 10 litų, man atrodo, neturėdavo jo. Tai ten 4 minučių nebent. Viskas, imkime lapelius iš galvos ir tai yra temos, mes jas prirašėm skirtingai, sumetėm ir pažiūrėkime, aš pradėsiu. Pradėk. Ne, tai damų neužleiskim, ką čia jau. Damos, lankstysimės tą po kojom, gerai. Ne, aš šmaikštuolis. Gerai, draugelį. Aš tave kaip bičą laikau, žinai. Nu, tu tokį kietą, žinai. Šitą iškirpsim, ar aš pasiruošiu. Mūsų jau kažkas vyksta. Dėmesio, pirmas klausimas ir tema. Kas būtų, jei sužinotumėt, kad jūsų antroji pusė moka pinigus OnlyFans ir žiūri... Turinį, tikriausiai. Kontentą. Kontentą, turinį, jo. Ir žiūri kontentą. Nu, užgaudot savo antrą pusėlę, moka po, sakykim, 30 eurų, kad kažkokį vyrą pasižiūrėt nuogu. Aha, taip, o kaip sureaguočiau, ne? No. Blemba, žinok, sakyčiau, žiūrėkim kartu ir galim pašėrinti kaip Netflix'ą šitą. Tikrai, aš visiškai nesupykčiau. Manau, kad jokių problemų. Nu, bet turbūt taip sakau, dėl to, kad žinau, kad nedarytų to. Bet tikrai aš sakyčiau, o geras, parodyk ir man, nes aš nesu ten buvęs. Man labai sunku būtų įsivaizduoti, kad mano žmona tai daro. Žiauriai nustepčiau tikrai, bet aš gal net gerąją prasme nustepčiau. Taip, tu atrastum. O ar supykčiau, nežinau, žinok. Nu, bet sakykime, šeimos biudžetą po 100 eurų, sakykime. Ai, dingsta pinigai ir žiūri. 3 kokius vyrus žiūri po 3 eurų. Aš dėl pinigų tai tikrai nesupykčiau, nes aš manau, kad kiekvienas žmogus šeimoje ar ne šeimoje, jis gali turėti kažkokį lėšų sąrašą, kuris yra skirtas jo, kaip čia pasakyti, per mėnesį jo, nu, pavadinkime, hobiams, ne? Komunaliniams tokiems. Ne, nu, hobiams, pomėgiams, ne? Kažkas ten kažkiek išleidžia pinigų, pavyzdžiui, ten rūkalams, ne? Kažkas ten kokiai nors kavai, mačiai ir kažkam, kažkas sporto klubui, kažkas dar kažką. Jeigu žmogaus hobis yra, atsiprašau, žiūrėti, pavyzdžiui, ten, nežinau, tamsiaodžių arba šviesiaodžių bičių didelių žmonos. Klausimas konkretus. Ta prasme. Ne, tai sakai, žmogaus hobis. Ne, Laurina iškart lenkia dėl pinigų. Dėl pinigų nesupykčiau visiškai. Nes, nu, ta prasme, jeigu žmogui reikia, man negaila. Bet žiūrėk, yra skirtumas, jeigu tu žiūri nemokamą apie kontentą tipą, ne, kažką, ir tu moki už kažką pinigus, reiškia tau daugiau negu patinka, ar kažkoks įsitraukimas didesnis negu... Aš jums noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Aš nežinau, kiek jūs esat su tuo susidūrę, bet, nu žiūrėk, aš tau užduosiu dabar paprastą klausimą. Į ką tu labiau žiūrėtum nuogą? Visiškai randam nežinomą ir nepažįstamą čiūvą iš porno saito,
ar į seksualų ir gražų kaimyną? Ne, į kaimyną nelabai norėčiau. Gerai, ne kaimyną, paimkim tavo trenerį sporto klubą. Aš lenkiu link to, kad tu tą žmogų, žiūrėk, kaip yra viskas paprasta. Tu lygini gyvą su negyvu? Ne. Kaip? Dėl ko žmonės... Ne, jeigu kažkokia, sakykime, celebrity, ten žvaigždė ar kažką, kas yra žinomas, ten dainininkas, sakykime, man ten Ricky Martinas, koks patinka ir jį nuoga, gal tada... Ne, aš linkiu. Aš nežinau, ar jūs esat su tuo susidūrę ar ne, bet panašu, kad aš vienas atsakingai ruošiuosi šitiems podcastams ir dėl to pradedu atrodyti nenormaliu šitam podcast'e. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti? Mes tik norėdamas pažiūrėti kažką intimaus, tu turi du kelius. Šiais laikais, 2024 metais, spalio kažkelintą čia dieną. Vienas iš jų yra eini į nemokamą porno saitą ir ten žiūri, ne? Bet ten yra kažkie ten žmonės, ne? Ir tipo. Ir tada yra kitas būdas, pavyzdžiui. Aš nežinau, ar jūs esat matę tai ar ne, bet tarkim, jeigu tu atsidarai Instagramą, sierčio langelį, paprastai tai yra su panom, bet tai vyksta ir su porom. Pavyzdžiui, tu surandi porelę, kuri daro kažkokius fainus reelsus. Tarkime, ne, apie poros gyvenimą. Ir tu kažkaip žiūri, kad tie visi reelsai, jie turi tokią biškį seks potekstę, žinai. Ir tada tu galvoji, Ir tada yra toks Linktree viršui, prie bio. Taip. Tai, pavyzdžiui, ant neretos merginos, kuri Instagrame rodo šiek tiek daugiau atviro kontento arba poros, kai tu paspaudi, ten iš karto yra aiški nuoroda į OnlyFansus. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, aš nežinau kaip yra kitiems, bet mane tokie žmonės sutrigerintų ir sudomintų daug labiau nei random žmonės porno saite, dėl to, kad jie turi Instagramą. Jie turi tikrumą. Tu matai jų namų aplinką. Tu matai, kad jie daro ten kažkokius situacinius reelsus. Vieni ten yra su seksualinė potekste, kiti be. Ir tau jau nori, ir jie tave kviečia į miegamą. Tipo, pažiūrėt kaip miegamam. Kokie baldai miegamam, žinai? Taip. Tai čia yra hukas, iš tikrųjų. Žinai, bet jie pradėjo ne nuo Instagramo. Greičia, arba jie platformas reklamuoti. Ta prasme, jo, bet tai yra galybė, aš praktiškai, dabar jūs galite, net ir mūsų žiūrovai, jūs galite atsidaryti Instagramą, sierčia, jeigu pas jūs sierčia yra bent metą, nežinau, ne vien voverės arba ten valtis ar dviračius. Žiūrint, koks jūsų yra algoritmas, tai pamatysit, kad Instagramas yra tapęs skelbimų lenta, kuri nukreipia ten, kur prasideda pinigai. Tai atsakant į tavo klausimą, aš nesupykčiau, bet jeigu sužinočiau, kad ten yra kažkoks, nežinau, lietuvis ar kažkoks pažįstamas žmogus, su kuriuo jinai bendrauja būtent tokiu būdu, tada būtų galbūt. Šiaip tai man tai tikrai, sakyčiau, papasakau, parodė, kaip čia veikia. Ne, aš ne... Bet esat bandę prisijungti nors vienas. OnlyFansų, pažiūrėti iš vidaus ten. Jo, aš buvau kažkada prisijungus, nes labai įdomu buvo, bet nelabai ką ten pamačiau, nemokamai. Nemokamai jo, ten reikia mokėti ir aš dar nežinau, aš tai dariau seniai, galiu prisipažinti, aš esu daręs tai kažkada, bet aš kaip nebent kažkokie laikai yra pasikeitę, nes aš kai buvau prisijungęs, tai ten aš nesupratau esmės. Čia tyrimo tikslais. Aš nesupratau esmės dėl to, kad kai tu atsidarai, ten nėra kaip Instagrame, kad tu tipo meta tau ir kad tu kažką gali, jeigu tu nežinai niko konkretaus, ten nieko nerodo, ten yra tuščia, ta prasme. Ir pavyzdžiui, dabar tu gali iš Instagramo nueiti, tai tau iš karto, tau nereikia net turėti akaunto, bet jeigu tu susirandi profilį Instagrame, kuris turi nuorodą į OnlyFansus, tau iš karto atidaro to žmogaus profilį, jame aišku tu nieko nematai, tik tai coverio ir profilio nuotrauką. Ir kiek jis nori per mėnesį ar per dieną, per savaitę, ar per kartą iš tavęs pinigų, žinai. Ir viskas tada tik tai įsigilin. Tai va. Liuks, įmam kitą lapuką. O tu? Pakeitė mano nuomonę. Dabar iš tikrųjų, gal prieš tai būčiau sakęs, kad jo, tipo, supykčiau, bet dabar, kai paaiškinai, taip protingai, žinok, supratau, kad gal leisiu žiūrėti. Žiūrėk, aš tau... aišku, jeigu ten 100 eurų man jau per daug būtų, jeigu 10 eurų leisiu. Žinai, čia žmogus hobis, ne? Aš glūpas žmogus. Žinai, kaip veikia psichologija, pavyzdžiui, jeigu tu dabar pasakytų mūsų žiūrovams, žinai, aš turiu OnlyFansus, tai ta prasme ateitų visi pažiūrėti. Bent jau vyrai, tai tikrai. Tai tikrai pasakytumėm. Gal pasakyti, ar ne, Laurina? Oficialiai jau gali. Ar tu dar nenori anonsuoti? Ne, dar biškutį palauk. Celeste 69, ar koks ten tavo? Seksi Laurina, šiam 9. Seksi Laurina. Seksiukė 12, čia ne apie One mes kalbam. Irgi, tą pačią temą, OnlyFans, kas tai, kam tai?
Ai, va, liuks, tai čia aš truputėlį faktelių, žinai. Tai faktų. Kaip ištraukiai, žiauriai gerai čia į temą, visiškai jo. Tai pay-per-view čia funkcija yra naudojama dažniausiai OnlyFansuose, tai reiškia už kiekvieną pažiūrėjimą tu moki. Statistika tokia, kad lyginant su Booking.com kokiu ar Airbnb 80% gauna užmokesčio kūrėjas, 20% pasiima OnlyFansas. Aš šiaip labai rimtai svarstau atsidaryti, bet nežinau, ką rodyt, kad žiūrėtų. Nežinau, kažką savo šunį balių bandyti, gal su joga. Manau, jis daugiau dresūros kokie top 3. Ne, tai bet yra ten, pavyzdžiui, ir jogas. Joga daro dar kažką. Jo, tai va, Londone yra įsikūrę šiaip OnlyFansai, visada galvoju, kad Amerikoje, kur nors Kalifornijoje, pasirodo jo Londone būstinė. 21-aisiais šovė viršų per COVID-ą, jo, per COVID-o pandemiją visiškai. Taip, didžiausia... Tu neturi skaičių, kiek uždirba žmonės? Turiu, jo, maždaug vidutiniškai, čia matai tos mažiausius, lyginant ir didžiausia, gaunasi nesąmonė, gaunasi šiek tiek virš $1000 per mėnesį. Tai čia vidutinis, čia yra labai nedaug. Jo, bet aš ten skaičiau irgi šiandien, kaip faktų žiūrėjau, kad ten irgi 1 ar 2% uždirba nerealias sumas, nu, kaip ir normaliam pasaulyje tas pats, jo. Tai va, parašyta, reiškia, geriausio OnlyFansų turinio kūrėjai gauna maždaug $100,000 kiekvieną mėnesį. OnlyFansai. Įdomu, ką jie daro. Per dieną turi 500,000 kasdien vartotojų unikalių. Pusė lemo unikalių vartotojų kasdien minimum ateina pasibūti. Aš iš tikrųjų galiu papasakoti, kol nepamiršau labai įdomią istoriją. Tai toksai vaikinas man siūlė dirbti su OnlyFansais, bet ne pačiai. Taip. Tai yra tokios kaip ir agentūros, kad, sakykime, suranda gražias merginas, susisiekia, sakykime, per Instagramą ir per kažkur ir esmė tame, kad jos suteikia nuotraukas ir galų gale sėdi kažkokie vyrai tenai ir bendrauja su jų nuotraukom, sukuria anketą, ta prasme, ir kažkokie... Ai, tau sumoka už nuotraukų panaudojimą? Jo, faktiškai tas ir tada tavo vardu bendrauja su kažkuo, siuntinėja kitas nuotraukas, ten gan atviresnės ir gaunasi, kad gal ten pam dalinasi, nežinau, kokiu tiksliai procentų, bet, nu, faktiškai, aš dabar galėčiau parduoti savo nuotraukas ir man nieko daryti nereikėtų, kažkas už manęs, nes principas yra, kad sukurti kuo artimesnį ryšį, bendrauti, tada tu dar labiau nori daugiau nuotraukų, dar daugiau išleidi pinigų. Kiek siūlė? Aš ten kaip menedžerė labiau galbūt būčiau turėjus dirbti, bet taip jau nesigavo. Bet jo, įdomu, ta prasme, tau nieko daryti nereikia, tavo nuotraukas panaudoji ir tu gauni babkių ten, paaiškiai. Dabar visi tie, kurie turi OnlyFansus ir žiūri tokie, tipo, su manim susirašinė kažkoks senis? Niekada negali žinot, kas už to profilio, žinai. Nes labai daug laiko reikia skirti, įsivaizduok, jeigu ten tau rašo 100 gerbėjai per dieną, tai tu faktiškai, pati negali atrašyti. Bet turbūt ten tie, kas daug uždirba, patys ir dirba. Ta prasme, tai yra darbas. Absoliučiai. Apie daugiausiai uždirbančius. Black China yra tokia Amerikoje, nelabai graži mergina, bet, yra daugiausiai pinigų gaunanti OnlyFans turinio kūrėja. 23 metais pradžioje uždirbo $20 milijonų per mėnesį iš prenumeratų. Jos prenumeratos kainavo $19.99. O kaip jin atrodo, yra nuotrauka? Aš parodysiu. $20 milijonų per mėnesį. Ir 23 metų gale, ji, skaičiau interviu metę, išėjo iš OnlyFans ir paliko ten kažkiek tai tų milijonų, žinai, nes tai padarė dėl vaikų, kaip jinai sako. Tai, yra tipo. O ką jinai darydavo tame OnlyFansuose, nėra pasakyta? Ne, ta prasme, nėra rašoma ką, net foto, video, neįsivaizduoju, kokio lygio tai yra, bet aš nežinau, ar man būtų net malonu žiūrėti ją. Jinai yra turbūt pagal savo... Parodyk, aš moteriškai įvertinsiu. Įvertink, tokia, visokia gali būti. Nėra juodaodė su siaurom akim. Aišku, žiaurus faceliftas. Nežinau, ar čia matosi priartinus ar kažką. Zumo neturim, bet tiesiog čia reikėtų. Bet simpatiška, dar sakyčiau, tikrai nebuvo. Jo, tai buvo top 1, bet tiesiog $20 milijonų per mėnesį. O įdomu, kaip jos figūra. Nėra Kardashiano tokia didelė, gali pasižiūrėti daugiau foto. Įvairiai čia, tiesiog kiekvieną kartą vis kita. Parodyk dar biškį. Bet jinai model yra tipo modelis, žinai. Visos jos modeliai. Tai čia daugiausiai ir jinai šitą. Žinai, azijietėm irgi turi daug kas tipo tą. Ar tu dar turi kažką pridėti prie viskas, važiuokim toliau. Jeigu kas nors turit ir dirbat ir turit akauntą, kuris nieks net pažins jūsų YouTube, parašykit komentaruose,
Šiaip galite paspausti laiką, komentarą, parašyti, labai mėgstam ir mes, ir YouTube'as, bet parašykite, jeigu turite OnlyFansus, kiek uždirbat, nes aš labai rimtai svarstau ir man. Arba kiek išleidžiat, va. Geras, jo, nes daug lietuvių girdėjo merginų ir gal net vaikinų yra. Graži mergaitė. Visi kalba, kad yra, bet... Jo, įsivaizduok, kad tavo kaimynė yra, o kaip ją rast? Ir ne. Ir dažniausiai turbūt per geolokaciją yra padaryta, kad jos nerasi iš tam regione. Kažkas su kaimynėm aš girdėjau. Gerai, Pakistane gal. Nepilnamečių nuogų nuotraukų dalymasis tarpusavyje, ką darytumėt, jeigu tai būtų jūsų vaikai. Aš turiu vaikų skirtingai nuo jūsų dviejų, tai aš norėčiau pasakyti, kad tai mano galva yra siaubinga tema ir aš netgi ruošdamas šitam podcastui paskaičiau, tai yra labai pavojinga, žinant tokias programėlės kaip Snapchatai ir visa kita, ir žinant, kas vyksta paauglio galvoje. Aš kaip prisimenu save su tuo vokišku žurnalu rankoje, jeigu man būtų davęs kas nors tuo metu į rankas išmanųjį telefoną su Snapchatu ir paną kitame laido gale, kuri yra nieko prieš irgi kažką parodyti, tai manau, nebūtinai kad aš būčiau... Pana, gal net sakytų, kad tai yra pana. Jo, bet aš manau, kad mes šitą temą, aš net nežinau, čia būtų galima vien šitą temą turbūt visą podcastą daryti, dėl to aš nežinau, ar čia yra verta išsiplėsti, nes aš manau, kad tai yra siaubingai pavojingas dalykas, kurį aš neįsivaizduoju, kiekvienas turbūt tėvas turi savo kažkokių metodų, reikia bandyti bent truputėlį suvaldyti. Geriausias turbūt yra per pokalbį su savo vaikais. Jo, nes gali blokinti neapsus telefoną, rakinti, bet tai nepadės, jis tada turės kitą telefoną. Čia iš tikrųjų mano kolegė, truputį jinai jaunesnė papasakojo tokią istoriją, kad jos draugai tai buvo panašiai, kad ji nusintė savo vaikinui tuometiniam nuotrauką ir jis paplatino, tikriausiai prasidėjo vienam draugeliui, nusintė, tada tas kitam, tada žiūrėk čia ta, žinai. Su veidu, nebuvo nuotrauka? Jo, kad atpažino, tai sakė labai žiauru ir, mes prasme, kaip elgtis tokioje situacijoje. Tai čia jau, kai vaikai, tai čia yra iš vis, tai yra netgi, man atrodo, iškart baudžiamieji dalykai ten prasideda, nes tai yra tolygų nepilnamečių pornografija ir taip toliau. Bet jie viens kitam, jeigu tai, supranti, čia kur pavojus. Kad, vis tiek ten ir nepilnamečiai yra baudžiami, jie ten globėjai iki tam tikro amžiaus, tėvai po to. Bet jo, kaip tu dabar, pavyzdžiui, gerai, pasako irgi kitas kolega, jisai vaikinas buvo, jam ten 19 gal jau buvo ir turėjo merginą 16 ir jinai atsiuntė jam nuotrauką, žinai, pusnagės ar nogos, nežinau. Tai ką tada tau daryti tokiu atveju? Aš manau, kad tokiu atveju tiesiog tu turėtum kuo greičiau padaryti taip, kad tos nuotraukos nebeliktų niekur. Nes, ta prasme, šiaip kai tau yra 19, tu esi su 16 metai, jau yra... bet čia nėra toks jau didelis skirtumas, atsiprašau. Bet tu žinai, kokioje zonoje tu esi. Tu žinai, kokioje tu esi zonoje. Ta prasme, tai... Aš manau, kad reikia palaukti. Tai gerai, galima paimti ir 18, ir 17, čia metų net nėra skirtumas. Ne, tai 18 tai yra pilnametis žmogus mūsų įstatymais, kuris dėja, bet negali nusipirkti alkoholio, bet savo nuogą papą siūst gali kam nori. Tai, čia mes jau nieko čia dėl to labai reikia atskirti. Visa tai, kas vyksta internete su šitais seksualiniais dalykais ir jeigu tai vyksta tarp suaugusių žmonių, tai čia viskas yra su to, darykit, ką norit. Gerai, kad daryt su vaikais kalbėtis, išeiti radom. O ką tu darėjai? Ar tu esi tikrinęs savo vaikus kaip nors? Ne, aš nesu tikrinęs, mano žmona ten gal labiau prieina prie šitų telefonų, bet aš žinau, kad vaikai ką aš galiu patvirtinti, turbūt visada tai buvo, bet turėdami šitas priemonės, vaikai yra siaubingai, kokį čia žodį rast, jie yra negailestingi savo bendramžiams ir ypatingai mes matom tągi ir žiniose yra rodė, kai manau, kad jeigu to nebūtų filmuojama ir nebūtų tokių programėlių, nebūtų ir tokių egzekucijų kaip krūvas, susirinkęs pardo vieną, filmuoja, kelia, siuntinėja visos mokyklos Snapchat'ui, žinai. Aš, pavyzdžiui, šiaip turbūt turėčiau pasiaiškinti, bet aš nežinau, ten yra draugelių snapų grupės, klasės snapų grupės ir ten būna kartais, aš girdžiu, kad ten jau kilo šaršalas, bet ten kažkaip žmona įsitraukia, ten kitos mamos ir sutvarko, kažkas atsiunčia. Ir visiškai, ta prasme, visiškai. Mokytas, kur spjauda. Bet jau būdavo, prieš 20 metų, atsimenu, paslėdinių ras video buvo, kur ten suplyta užmušė mergaitę ar ką. Aikto. Tai dar net nebuvo, ten per irdą gal atsisiųsdavai per telefonus ir tai tas video ten taip greit paplito, per kompus, per viską. Prieš 20 metų, kur nebuvo netokio, tokių galimybių, žinai. Aš vardo nesakysiu vien dėl to, kad turbūt gal dar ir šitą video galima atrasti internete šiais laikais, bet aš nežinau, Saulius turėtų žinot, gal ir tu, Laurina, girdėjai, bet tai buvo kokie, irgi 2-3, gal 2-4 metai. Aš
tą video gavau įrašytą kompaktę, nes tai buvo pirmasis lietuviškas porno, jeigu taip galima pavadinti, kur studentė mergina mylėjosi su vaikinu, aš nežinau, ar tai buvo jos vaikinas ar ne, ir jai nežinant, jinai buvo filmuojama, nes pabaigoje tas bičas taip į kadrą parodė, tipo, žinai, ten, jis toks morozas visiškas, ir ten baisi kokybė, bet visiems buvo antiek įdomu, nes, tipo, lietuviškas daiktas. Bet lietuviškas porno iki šiol yra įdomus, tipo, labai... Šaltą Wolfugą visi matė turbūt. Šaltą suoj. Egzotika. Kiek mes pažengė, čia mes pirkio, žinai, molinės suo matosi net. Davai, uždarykim vaikų temą, nes... Ne, čia yra... Ne mūsų, nelyskim. Čia yra baisu. Vaikai nesintinėkit. Bet aš ir šiaip nesu tikras, ar nereikės iškirpti to, kalbant mums čia ir kadrą, ne. Kodėl? Šitam kontekste minimas vaikas, nežinau, ar mums nepamažins peržiūrų, bet gerai, tęskime. Ar tai kažkas mato, klaustukas? Čia kas tai rašė? Ką tu turi omeny? Ką tu turi omeny? Aš norėjau, kad mes pakalbėtumėm, aš manau, kad tai yra atsakymas aiškus, bet, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie siunčia, aš kalbu apie nuotraukų siuntimą, ne? Ir galim iš karto, aš šitą lapuką paskaitysiu, nes tai yra susijusi tema. Dikpikai, siuntėt, gavot, čia turbūt dik, pusiai, papai ir visa kita, ne? Ir čia yra susijęs su šito lapuku, dėl to, kad aš galiu prisipažinti, aš esu siuntęs. Ir esu gavęs. Kas nėra siuntęs? Pakelkit ranką. Siuntęs nesu, gavęs nesu siuntęs, prisiekiu. Man labai jaudinaus prieš šitą įrašą, nes aš ką aš pasakysiu. Aš nesu siuntęs. Šaunuolis. Nesu siuntęs. O dar nevėlu. Nevėlu? Ne. Galiu? Visiems pirmiem kartam. Bet ne žmonai reiktų, ne, kažkaip. Žmonai gali. Žmonai. Tai vaiko komandiruoti. Blemba, reikia savo šveicorių nufotkyti. Pats savo net nefotkinu. Tai va. Žinai, paskui pažiūrėsiu bekinių. Neblogas. Bet siunčiant arba gaunant. Tu esi siuntus ir gavus, ne? Jo. Okay. Okay. Ne, tai gavus faktas, atsiunčia ir randominį. Net neprašant, ne? Tai tu jau. Man patinka šitie bičiai, kurie... Laurina public žmogus, tai tikrai kurie nevyksta jokio pokalbio. Tiesiog kažkokie randominiai, žinai, kartais net užsieniečiai kokie, kur net nemačius gyvenime nieko, tiesiog vietoj labas atsiunčia savo. Iš karto, ne pareiškimą. Iš karto, jo. Klausykit. Bet tikriausiai net ne savo, žinai, nes įtartinai per didelį. Kokias emocijos tau sukelia? Tu juokiesi, žinai? Šlykšti ten, dešrygalis kažkieno, žinai, toksai, kas ten gražaus? Bai, kamo, tai... Savas, tai va, savas, žinai. Savas, mielas, lietuviškas, ar ne? Sujunkim šitos du, pasisakėm, čia viskas aišku. Aš siunčiau kažką žmonai, negalvokit, kad čia kažkam, žinai. Neteiskit iš karto. Žiūrėkit, bet visada siunčiant, Saulius jau siunčia dabar. Atsiprašau, palauk. Bet žodžiu, visada siunčiant ar kažką, jums nėra toks, kad aš tiksliai nežinau, kaip yra, bet turbūt, pavyzdžiui, tarkim, jeigu tu tai darai Messengeriu arba kažkuo, ar Facebookas mato visus tuos, atsiprašant, siuntinėjimus bibius sraute? Mato ir viskas išlieka. Ir lieka atminti, jo, ten, žinai, kaip, pavyzdžiui, čia... Facebook'e, žinot, kad yra tas inkognito susirašinėjimas, tas. Žinot, kur dingsta ir padarai print screen, ateina notifications. Tai va šitas būdas yra. O ten tipo nelieka. Ir ten nieks nemato? Bet jeigu normaliam čia... Mano serveriuose tai lieka, tikrai lieka. Tai jeigu tu padarysi nusikaltimą, policija paims telefoną, tai aišku, kad ištrauks viską Facebookas. Aišku, kad klaudė debesį lieka. Faktas. Už tai suspaudžia nuotrauką, kam sugadina kokybę, tam, kad į servą tą nuotrauką talpina. Tai tu prasme, tu įsivaizduoji, kiek ten turi būti, prašant, bibių ir papą. Aš manau, kad Zuckerbergas turi folderį, kokį nors raudoną. Bet jo folderis turėtų būti Vilniaus dydžio. Manau, taip ir yra. Serverinės kokias įsivaizduoju. Jo, tai tikrai nueina. Tai kiekvieną kartą... Tai gal nelaiko jo ten forever, bet jo. Tai žodžiu, aš noriu, jeigu ką žinot, kaip jis darbina šitam serveryje, tai... Trumpas intarpas dėl dikpiko, statistika, reiškia, moksliuko, Sauliuko. Reiškia, buvo atliktas vienas didžiausių iki šiol Amerikoje tyrimų. Internete anonimiškai buvo apklausti žmonės, daug vyrų daugiausia, ne? Maždaug pusė apklaustųjų buvo bent kartą atsiuntę penio nuotraukas ir tikėjusi sužadinti gavėjo reakcijas. Tai trumpai statistika, 82%. Kodėl tai darė, buvo klausima. Tikisi seksualiai sujaudinti gavėją, nusiunčiau noriu atgal.
44 mažiau nei pusė tikėjusi gauti gavėjo nuotrauką atgal. Tai va, čia tokia psichologija. Britai, čia Amerika. Trumpai apie Britaniją. Didžiosios Britanijos tyrimai iš viso buvo apklausta moterų ir vyrų, 2000 moterų virš 1000 vyrų, nuo 18 iki 36 dėl penio nuotraukų. 46% apklaustų moterų sakė, yra gavę penio nuotrauką. Nu, tai va, irgi statistikėlė, pusė bričių grubiai. O tai gal klausykit, einam pasižiūrėti, ką romantika mums ten ką parodys. Tiksliai. Labai gerai tu pasakėjai. Labas, Domai. Sveiki, gyvi. Mes šiandien atvažiavom į romantikos buveinę, būstinę, net nežinau, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Mes esam šitoj vietoj, teisingai Domai, iš kurios, kai žmogus sėdi prie kompiuterio, romantika.lt, išsirenka kažkokią prekę, paspaudžia ten viską, ką reikia, įvyksta apmokėjimas ir tada jau jūsų biure, klink, ar ne? Iki biuro netgi nebūtinai turi daeiti. Mes matome šičia, prekę iš tenais, ar prekės atsiduria ant štai šito stalo, jos yra supakuojamos per kelias minutės ir atsiduria prie siuntų. Mes buvom ir matėm, mes buvom ofise, bet iš ofiso dabar patekom į įdomiausią vietą, kur, man atrodo, ir žiūrovams visiems yra įdomu pamatyti. Už mūsų nugaros yra galybė stelažų, galybė lentynų ir visos tos lentynos nuo viršaus iki apačios yra prikrautos prekių. Tai visos šitos prekės iš čia ir išvažiuoja, ar ne? Taip, tiksliai iš čia. Čia yra jūsų vienintelis ir pagrindinis sandėlys, ar ne? Taip. Jeigu mes turime prekę sandėlį, jinai yra mūsų parduotuvė. Jeigu mes neturime prekę sandėlį, jinai iš parduotuvės dingsta. Gerai, aš iš karto turiu klausimą tokį. Jūsų sandėlį prekių, nu tikrai, ta prasme, aš matau, kad čia yra ką veikti, norinties visas apžiūrėti ir pačiupinėti. Kaip dažnai į jūsų sandėlį atvažiuoja papildymas? Įprastai kas mėnesį. Priklauso nuo sezono, bet mes tengiamės papildymus daryti kas mėnesį, laikyti likučius, kad jie niekada nesibaigtų. Žinoma, kartais jie ir pasibaigia, būna visaip, bet apie mėnesį. O tiesa, ne bandelių fabrike esam ir ne bandelių sandėlį, bet ar yra, pavyzdžiui, nu aš iš karto taip turbūt spėčiau, o čia mažasis darbuotojas, galite parodyti romantika.lt sandėlio vadovas, vyriausiasis darbuotojas. Ne bandelių fabrike esam ir sandėlį, bet man vis tiek įdomu, aš taip spėčiau, kad čia už mūsų yra lubrikantų lentyna, ar ne? Tai turbūt, jeigu kalbėtumėm apie galiojimo laiką, tai, nu, paprastai klausiu, ar pas jūs yra prekių, kurios turi tam tikrą galiojimo laiką ir jas turi parduoti per tam tikrą laiką? Taip, tai yra pagrindinė imtimi kosmetika, kuriai priklauso lubrikantai, jie turi visi galiojimo laiką. Stengiamės, kad niekada galiojimo laikas pas mus sandėly nepasibaigtų, yra stebima, kartą per mėnesį susižiūrim galiojimo laikus, kada prekės atvyksta, taip pat žiūrime galiojimo laikus ir visada stengiamės, kad tas galiojimo laikas būtų pakankamai ilgas, kad klientas galėtų neskubėdamas tą įsigytą prekę suvartoti. Čia turbūt yra dvi, aš spėju, tai yra intimi kosmetika, tai lubrikantai, ar ne? Taip. Ir turbūt greičiausiai prezervatyvai irgi turi galiojimo laiką, ar ne? Ir prezervatyvai turi galiojimo laiką. O visi kiti daiktai turbūt nebent gali išeiti iš mados dėl spalvos? Ne, gali pasibaigti akumuliatoriaus, sakykime, resursas. Kai akumuliatorius yra sandėlyje, neparduodama prekė, po kokių 3-4 metų jau geriau jo klientui yra neparduoti. Nes didelė tikimybė, kad jis grįžta. Tai stengiamės, kad ne vienas daiktas neužsigulėtų sandėly ilgiau kaip kokių metų. Gali žmogus grąžinti prekes? Ar tai yra kategorija prekių, kurios yra negrąžinamos prekės? Vienareikšmiško atsakymo į tai nėra. Bendru atveju, jeigu jūs nusipirkot prekę, gavote ją, neišpakavote, apžiūrėjote per inspekcijos langelį, ar matot, kad dydis tikrai jums nėra tinkamas, jūs prekę galite grąžinti per 30 dienų. Jeigu prekė yra išpakuota, tada jau prasideda papildomos sąlygos. Ar ta prekė, pavyzdžiui, yra skirta naudoti, sakykime, masturbacija. Tai yra, ar jinai liesi su jūsų vagina, lūpomis, peniu, intimiomis kūno vietomis. Jeigu tokia prekė liečiasi naudojimo metu, tai tokia prekė po išpakavimo negali būti grąžinta dėl higienos ir saugos priežasčių. Bet čia yra netgi, man tiesiog yra įdomu ir aš manau, kad žmonės, kurie žiūri, jie irgi to turbūt nežino, čia yra įstatymiškai tai kažkaip numatyta. Nes, tarkim, jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, vibratorių, ne, jis yra daiktas, kuris savyje turi elektronikos. Taip.
ar jis netampa elektronikos preke ir nepradeda galioti įstatyminė bazė, kuri yra elektronikos prekiams, kad ten, nežinau, ten 2 metai, bla, bla, bla. Jisai ir yra elektronikos prietaisas ir jam galioja visi reikalavimai, kurie galioja ir kitiems elektroniniam prietaisam, plaukų džiovintuvam. Ta prasme, mikrobangų krosnelė lygiai tas pats. Ir vibratorius yra ta pati kategorija. Lygiai ta pati kategorija, lygiai taip pat utilizuojama, taikoma lygiai tie patys reikalavimai. Romantika.lt gal, pavyzdžiui, jau turi, kur nors tik dar čia nerodot, jau yra vibratorių serviziukas, kur sėdi dėdė ir lituoja laidukus. Mes labai džiaugiamės, kad vibratoriai ir kiti panašus prietaisai yra netaisomi. Gamintojai nesuteikia tokios galimybės ir jeigu nutinka taip, kad mes pardavome ir garantijų laikotarpiu sugedo, mes tiesiog gaunam naują prekę, be kalbų. Okay. Gerai, Domai, kadangi mes pas jūs svečiuose šiandien sandėlyje, man visada buvo įdomu paklausti romantika.lt, kiek metų veikia? Sakyčiau, kad dabar sueina 10 metų jau. 10 metų. Šiomis dienomis nuo starto. Tai čia yra apie 2014 metų. Maždaug. Kai viskas prasidėjo, ne? Jūs iškart čia pradėjot? Ne, mes buvome įsikūrę netoli nuo čia, bet tai buvo kita vieta. Bet, ta prasme, jūs iš karto turėjot principą tą, kad jūs turit savo sandėlį ir tik tą, ką turit sandėlį, tik tą pardavinėjat. Nes būtent tuo metu Lietuvoje buvo tokia nesmagi situacija, kad perki kažką internetu, vos neturi pasiskambyti parduotuvę ir sakyti, laba diena, norėčiau sakyti, ar turit, o dažnai išgirdavai, ne, neturim ir neturėsim. Jo. O man kyla klausimas, kaip iš vis prie tokios įdomios, labai nišinės. Jo, aš irgi norėjau... Čia ne kiekvienas, mes net ir automobilėje kalbėjom. Atvažiuodami irgi. Tarsi, kaip jūsų galvo, aš kaip suprantu, tavo Domai galvoj gimė šitą idėją. Taip. Kaip gimė šitą idėją pradėti šitą verslą ir man labai įdomu, tu vis tiek turbūt su komanda tyri aplinką, ar ne, pavyzdžiui, kiek Lietuvoje buvo 2014 ir kiek yra dabar šitoj rinkoje veikiančių žaidėjų. Gerai, susiskaidykim klausimą į kelis. Dabar kaip ta mintis atsirado galvoje? Taip, labai įdomu. Tiesiog neatsargiai leptelėjau vienai, pavadinkim, draugai, kad gal tu geriau įsigyk gerą vibratorių ir jisai tau nereikalingas. Praeina kuris laikas, susitinkam ir sako, jo nebėra. O dabar kur mano geras vibratorius, kurį žadėjai? Galės. Teko. Aš nekėjau, turbūt. Jeigu jau duot patarimą, tai tada jau reikia atsakingai. Teko įsiaiškinti, kas yra geras vibratorius. Ir tada pabandyti jį nupirkti Lietuvoje. Ir supratau, kad Lietuvoje tuo metu jo nupirkti nebuvo kur. Nes, pardavėjai, kurie buvo rinkoje, sakykime, geresnius daiktus, tai buvo vadinamasis backorderis, aš užsisakau, jie užsisako kažkur iš toli iš gamintojo. Atvažiuoja, gali praeiti noras. Gali praeiti noras ir neaišku, ar jisai apskritai atvažiuos. Ir besiaiškinant, teko užklysti į parduotuvės vakarų pasaulyje, Amerikos, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, kaip jos atrodo tenais. Ir tuo metu skirtumas buvo tiesiog kardinalus. Lietuvoje deficitas buvo. Lietuvoje... Kaip senas geras žodis. Lietuvoje, jeigu ta pati parduotuvė, sakykime, dar būna pusė velnio atrodo, bet asortimentas tai buvo, kaip sakykime, Gariūnuose 99-aisiais. Lyginant su to, ką mes dabar turim. Ir vat skirtumas. Aš matau, kad vakaruose viskas yra nuėję, susinormalizavę ir visai kita pasiūla, o Lietuva dar gyvena Gariūnų laikais. Bet gerai, Domai, aš suprantu, lepteliai Bayeris po to rutuliojosi, tada vyksta paieškos, bet vis tiek mes esame 2013 metai, Lietuva. Ar tu darai kokį nors, nežinau, tyrimą, kiek žmonėms reikia šito dalyko, kokia yra paklausa, ar tiesiog taip ėjo truputėlį dengtom akim? To tyrimo kažkokio tai tokio stipraus pasidaryti praktiškai neįmanoma ir jų Lietuvoje iki šiol manau, kad nėra, bet šiek tiek rinką galima buvo pasičiupinėti, kaip jinai atrodo, pasilyginti su, sakykime, vakarų šalyse, kokia yra rinka ir supratimas, kad lietuviška rinka su laiku taps panaši į, tarkime, Vokietijos rinką. Ir pasidariau skaičiavimą, žiūriu, kad o gal verta surizikuoti. Ne, mes fizinių parduotuvių neturime iki šiol, nes mūsų sakykime, moto yra turėti platų asortimentą, kad kiekvieną galėtų išsirinkti. O fiziniai parduotuviai tas asortimentas yra labai labai sumažintas, plus lietuviai tikrai dar gėdėsi ateiti. Internetas yra internetas. Pagrindinė baimė darant buvo, kad galbūt lietuviam nereikia gerų prekių, tokių kaip vakariečių. Taip.
lietuviam reikia kažkokio bairio, pokšto, porno pakuočių, panašių dalykų, kas tuo metu buvo rinkoje. Bet pasibandėm, pasirodo, kad lietuviam reikia normalių prekių, normalių pakuočių, jie yra pasiryžę už tai mokėti. Tuo metu, kai startavom, buvo labiau bazė. Vat čia tai, ką turėtų naudoti visi. O kokie, pavyzdžiui, 5 top produktai startavus buvo, vis tiek rinka buvo, kiek suprantu, mažesnė ir produktų mažiau buvo, tai kokie pagrindiniai. Nes dabar matom tikrai labai platų asortimentą, kai mes įėjom, tai buvo... Turbūt vis tiek pagrindas buvo, turbūt neišvengiamai buvo dildo, tada buvo kažkas vibruojančio. Tai buvo kokie 2 vibruojantis ir 3 lubrikantai. Dažniausiai yra tyriamas poreikis. Gamintojai tyria poreikį, ar yra poreikis tam tikrai prekiai. Ir sakyčiau, kad didesnioji dalis jų atsiranda tokiu būdu. Žinoma, dalis prekių yra, pamasto, sako, darom nesąmonę, o gal pais. Ir kai kurie tikrai labai neblogai paina. Tai, sakykime, naujovė buvo fantasy dildos, kažkada tai atsirado vadinamosios analinės gyvatės iš kažkur tai ir su didžiuliu trenksmu. Bet kažkas ypatingai nustebintų, jau neįsivaizduoju. Tai turi nutikti. Šiai dienai toks tavo, Domai, galva vis tiek toks, ekskliuzyvinė lentyna, vis tiek su kolegom jau kai krenta užsakymas, gal tarpusavį, einu į tą lentyną ir visi žino, kad maždaug einam ten, nes čia jau yra kažkoks toks vis tiek įdomesnis gal daiktas, gal rečiau perkamas arba stebina, nežinau, dydžių, ten, ta prasme, tokių dalykų kaip rečiau perkamos prekės yra ypatingai nedaug. Stabtelkim truputėlį prie lentynos, aš pastebėjau vieną daiktą, aš paimsiu ir atgal padėsiu, nes, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų pasakyti, kas yra šitas daiktas, tai aš kadangi labai gerai prisimenu iš vaikystės, labai nemėgau. Man vaikystėje su tokiu daiktu valydavo nosį. Slogos metu būdavo toks tipo, grinai va taip atrodė, tik jis buvo ne juodas, o toks oranžinis. Įkišdavo ir bandydavo ištraukti, kas tai yra? Tai tikrai neskirta nosį valyti, bet tiesiai žarnai. Kad analinio sekso metu nebūtų nešvarumų. Čia yra ta vadinama... Tai yra vadinamas klizma, ne? Analinis dušas, o visi žmonės žino šitą daiktą kaip klizmą. Čia yra kompaktinis masturbatorius. Wow. Pavyzdžiui, kai važiuoja kažkas į komandiruotę, galima tokį daiktą įdėti. Čia atrodo tikrai kaip... Ne, čia yra skirta vyram. Vyrams? Taip. Tokia vyrams, what the hell? Parodyk. Pakuotėje yra įdėtas lubrikantas. Net lubrikantas? Taip. Lubrikantas supilamas į vidų. Vyro iš čia tokia pramoga. Bet jis toks kaip vienkartinis daugiau gaunasi? Jisai yra vienkartinis, bet jeigu jisai nesuplyšta, galima išplauti, naudoti kitą lubrikantą ir naudoti ne vieną kartą. Gerai, aš jau žinau, prašau, dar iš šitą. Čia lubrikantas, jis tempiasi kokiu 20 cm be problemų. Aš žinau visada jau Domo atsakymą į šitą klausimą, nes man visada pamačius tokius dalykus noris paklausti, tai ar juos perka? Domas, aišku, pasakys, kad perka, nes jeigu nepirktų, jie čia nebūtų. Bet aš tiesą pasakius, kai tu paėmė šitą daiktą, aš tikrai galvoju, paėmė. Aš galvoju, kad tai yra kiaušinėliai, kurie yra skirti moterim. Aš nebuvau matęs šito. Aš galvojau, kad vibruojantis ir moterim. Konkrečiai kiaušinėliai moterim yra tokia mirštanti prekių kategorija šiuo metu. Rimtai? Taip. Jie kažkodėl tai nebeturi paklausos. Bet gal juos keičia kiti? Juos keičia ne visai kiaušinėlio formos, o išmanus prietaisai. Jeigu anksčiau tas kiaušinėlis būdavo toks kiaušinėlis mažesnis su laidu ir pulteliu, tai šiuo metu mes turime ergonomišką, anatomiškai gerai prisitaikantį įrenginį, kuris valdomas ar pulteliu, ar programėlė, yra įkraunamas ir nieko panašaus su tuo senuoju kiaušinėliu neturi. Klausyk, Domai, kad jau atvažiavom ir esam čia, jeigu netoli kažkur, jeigu kalbėtumėm sekso žaislų, ten tipo Mersas, BMW, Audi, kas tai yra, kuris gamintojas ir ką turit parodyti. Toks, kur jau, žinai, tipo klasika. Tai Leilo yra sekso žaislų. Mersas jau. Mercedesas, sakykime, tik tiek, kad Mercedesas užmygęs ant laurų ir labai brangus. Ta prasme, BMW daug mokam už įdirbį, kuris buvo kažkada. Taip, už gražią dėžutę, už gražų dizainą,
Nebloga funkcija, bet tai kainuoja turbūt 2-3 negu gali gauti tą patį kito gamintojo. Daug įdomių klausimų man sukas apie šitą verslą kalbant ir man vis tiek yra 2 klausimus, aš pateiksiu iš karto. Tai pirmas klausimas. Kaip į jūsų verslą, mes tam pradžioj prie lentynų pakalbėjom, kad tai buvo paslaptis, kaip į jūsų verslą reagavo artimieji, nes, sakykime, yra draugų ratas, tai draugai galbūt ten daugmaž vienmečiai, tai ten porą kartų patraukė per dantį ir viskas to baigėsi, bet yra ten, nežinau, giminės, vyresni dėdės, tetos ir visa kita. Kaip rimtai reagavo iš to verslo? Tetom dėdėm neteko aptarinėti iš to verslo. Visi priėmė, kad jis toksai yra, o mamai ilgai nedrįsau pasakyti. bet galiausiai užsuko kažkada tai į darbą, pažiūrėjo, tai sako, kur jūsų sekšopas? Nėra pas mūsų sekšopų. Tiesiog prekės ir tokios va prekės. Nu tai viskas gerai. Viskas aišku. O gerai, dabar dar klausimas tada man. Kas jūsų, nes kiekvienas verslas turi kažkokį, kaip pasakyti, yra tokios jautrios vietos arba ten, nežinau, rizikos jautrios vietos, nu ten tarkim, kas dirba su maistu galiojimo laikas, ne, ten su pervežimais, kad ten neapgautų, kad pakrautų, kad nuvežtų, kad laiku paimtų laiku. Kas pas jūs yra toks, nu, kur kainuoja gal daugiausiai nervų, aš taip pasakyčiau. Ar yra to? Sakykime, ne nervų, o kur yra ypatingai svarbu ir su ko yra ypatingai stipriai dirbama. Tai yra duomenų apsauga. Ir kibernetinė sauga. Okay. Tiksliai, nes jūsgi viskas yra internete, ar ne? Viskas yra internete, viskas yra duomenų bazė. O tiksliau nėra duomenų bazė. O kur tai yra? O duomenės saugome tik tiek laiko, kiek būtume jo saugoti. Jeigu jūs užsisakėte prekę, praėjo grąžinimo laikotarpis, mes pradedam po truputį duomenės naikinti. O grąžinimo laikotarpis yra 30 dienų? Ir po 30 dienų jūs... Iš esmės visi duomenės, išskyrus vieną tam tikrą, yra sunaikinami. O tas vienas duomuo yra laikomas porą metų, tik tai tam, kad būtų galima įvykdyti garantinį grąžinimą. Tai ačiū romantikai.lt, nuolaidos kodas aiškus, seksas 20, apsipirkite, jeigu kartais trūksta ko nors jūsų odegytei. Odegytei ir ne tik odegytei. Tiksliau, jeigu neturite odegos, galite turėti ją. Galite, įsistato labai patogiai ir poniteilas vaikšto su poniteilu. Įstatoma odega. O Jėzau. Tai ką, gerai, aš turiu temą. Kelnaičių pardavimas internete. Už ar prieš? Ar leistumėt antrąjį pusį? O, kelnaičių pardavimas. Aš leisčiau parduoti. Man rašė, kaip tik Jo, Ginto šito net neklausk, vaikų turi išlaidos nuolatinės, tegu parduoda. Jeigu iš Žalgirio varžybos abonementą nupirks, skauda. Aš žinau, kad jos turi būti nešiotos, jeigu tik kas pirkto žmonai, sakyčiau, per dieną nešiok, turi darbą išeiti su 10 užsidėjus. Kad man čia po vieną nesiuntinėsim. Man siūlė kažkas tik tokia, aš nežinau, kiek rimtai, parašė už 5 eurų ar atsiųstum kelnaitės. Aš pasakiau savo vaikinai, sako, rašyk 100, sako, be 100 nekalbam. Už 100, sako, tai gerai, atsiųs, tipo, parašyk mane privatą. Bet kažkaip susigėdo. Susigėdo, ne? Čia tas pats kaip su kojų fetišku, kai esam kalbėję mūsų podcast'e. Ne, kojų fetišas kitaip, bet kelnaitės nutiko. Aš negaliu teist šitų žmonių, bet, nu, ta prasme, tiesiog žmogus matyt taip jaučia, bet man tai yra, man tai yra nesuvokiama. Ne, nu, kiekvienam savo, žinai, čia smerkt negaliu, bet iš finansinės pusės tai gerai, bet blemba, kaip pagalvojus, nu, šlikštų būtų, va, savo dabar. Aš gal pasakysiu, moterim, žinai, būna įskiros, dar ten viskas, nu, ta prasme, ir tada atiduotos šūdinus triusikus. Neparašė šūdinų. Bet tai tik dėl to ir nori jis to tavo triusikų. Jam skalbtų nereikia. Tai aš suprantu, jeigu jam reiktų skalbtų, jis naitų į maksimą. Žiūrėkit, jeigu reikia... Kosmosas. Rašykit. Rasiu aš irgi. O jeigu aš savo triusikėlis tau duočiau, tu panežiotum. Mūsų skalbinių dėžė neužsidaro, aš tikrai rašiau. Gerai, kibernetinis seksas, cyber sex. Kažkas užrašė. Taip, aš užrašiau šitą. Čia ne viskas, ką mes kalbam, yra kibernetinis seksas. Jo, čia bendrai tiesiog toks įvadėlis. Taip, kibernetinis seksas internetu vykstantis per atstumą, su kamerom, be kamerų ir panašiai. Čia labai plačiai. Bet kur aš norėčiau pasukti šitą reikaliuką, nes lendant į kibernetinį seksą, kiberseksą visokių atšakėlių atsiranda. Pavyzdžiui, ar žinote, čia norėčiau paplėtoti, kas yra teledildonika? Ne. Teledildonics, tai yra netgi atskira elektronikos rūšis, tai yra teledildonik, kad dažniausiai reiškia naudojama šį žodis apibūdinti sekso žaislus su Bluetooth ir interneto prisijungimo funkcija.
Tai vat, visi žaislai, kuriuos tu gali valdyti per nuotolį, reiškia, vibriuką įsidedi ir vaikinas valdo telefonu namie už 100 kilų, tai yra jau teledildonika. Tai vat, čia buvo esmė tokia, kad ant tiek yra pažengusių žaislų, apie kurias mes kalbėjom su romantika, romantikos atstovas nebejo, kad žinotų ir papasakotų daugiau. Bet yra tokių prietaisų, kurie susijungia su vartotojų veiksmais ir siunčia tam tikras vibracijas. Pavyzdžiui, tu įsijungi kamerą, įsidedi kažkokį prietaisą arba įkiši penį specialų daiktą ir mergina judindama tau atitinkamai juda greitėja arba lėtėja šitas prietaisas. Tai yra, tipo virtualus seksas per atstumą, žinai. Teledildoninė technologija vadinasi šitas reikalas, kurią poros naudoja. Maskas turbūt garantuotai yra prisidėjęs prie šito. Manau, visų genialių idėjų. Tai vat, dar beje įdomu, čia Gintoj gal ir kitiems, kad daugelis teledildoninių žaislų gali būti sinchronizuojami su pornografiniais filmais. Reiškia, tu patogiai namuose, vat ir pasako, namų kino sistema, tu, žinai, kaldrytę gal užsikloji, įsivedi penį į prietaisiuką, žinai, ir žiūri automatinį masturbatorių. Tada dar prisijungia VR akiniai, yra filmukų su VR akiniais, kur tu matai čia ir tau prietaisas, mergina, žinai, greičiau juda, prietaisas atitinkamai. Tai yra, tai yra antiek technologija, sausiniam gali būti garsai, surroundas, ta prasme, 3D, pavyzdžiui, tau daro mergina oralinį, jinai čepsi greitina, lėtina prietaisas irgi viską duoda. Jaučiu net geriau negu realybėj. Aš pradėjau galvot, kad... Nes aš ir garsai, ir viskas, čia pas mane net realiam gyvenime tokių dalykų nėra. Be garso, va. Geriau, ne, netgi tau gali labiau patikti. Vis tiek išeina kažkoks garsiukas natūraliai. Išeina garsas, baigiau. Всё, maugis triuzikas. Tada aš truputėlį pasidomėjau, reiškia, čia gal kitiems vyrams įdomiau. Vat kaina tik. Tau ant gimtadienio nupirksim. Yra tokia prekė, reiškia, autoblower vadinasi. Super. Domina. Čiulpys gal taip atsiprašau, aš paprastai. Jeigu lietuviškai taip ir vadintųsi, tipo, įsivaizduoju internetiniai parduotuvai, autočiulpys. Aš iškart, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija nevargtų galvodama, kaip pavadinti, tai yra štai. Autočiulpys. Taip, šis daiktas kainuoja $345, tai yra per appsą valdomo oralinio sekso mašina vyrams. Specialus prietaisėlis su talpa. Žmona arba draugas, nėra skirtumo, gali paskambinti į appsą su vaizdu, su garsu kaip tik nori ir jį valdo procesą. Valdo greitį, yra puikus mikrofonas, ta prasme, viską tu girdi ir vat, visi tie garso kažkokie tai, liežuvio skleidžiami balsai iš karto atsispindi, jinai valdo su nykščiu, pavyzdžiui, greitį. Automatiškai jisai pradeda greitėti, lėtėti, gali, viską. Tie autočiulpiai kiek sugeba, tai čia, oho. Aš manau, kad tai va, per senas esu šitiem dalykam. Reiks paklaus romantikos ar autočiulpius. Čia, dypinau, ėjau gilin, tada nuvedė mane į hakerių puslapį. Hakeriai kalba apie tai, hebra, reiškia, apie teledildoniką. Visa tai, kas yra jungiama prie interneto ar Bluetooth'o ir pasiekiama mums. Ko sako, aš nedaryčiau, tai nerizikuočiau viešoj vietoje, restorane, kažkur tai įsidėti vibratorius ir tada vaikinas per appsą valdo, žinai, žiūrim viens kitam į akutes ir žaidžiam. Tai yra lengvai nulaužiama, šitie prietaisai turi labai minimalią apsaugą. Jeigu tu užfiksuoji su kompu, kad kažkur, žinai, kofeinė porelė, žinai, žaidžia, tu pasigauni viskas, tu tą prietaisą gali trekinti, paimti visą datą, dažnius, kada buvo įjungta, kiek naudota, ta prasme, visiškai jie yra kiauri. Tai hakeriams, sako, net būna smagu nulaužti, bandyti. Prisijungia prie webkamų. Bet ir kažkam smagu nustebinti. Prie kamerų, prie prietaisų, kurie, nes yra masturbatorių, bet turi kameras, tipo. Prie jų prisijungia, žodžiu. Tai čia tiesiog kas online. Tokius daiktus perkant saugumo jau labai tikėtis negali. Manau, jo, gal. Bet ką ten, žinai, jeigu ten tik tai ištraukia info, kiek kartų jis buvo naudotas, iš to vibriuko jo, bet čia labiau eina kalba apie kameras, apie garsus, kad tu gali girdėti, ką tau žmona šnipžda ir rašinėti visą tai. Gintai, nori? Autočiulpys mane. Autoblower, aš nežinau, kaip išversti. Važiuojam toliau. Tu turi ar aš? Jo, aš turiu. Webcam modelis, ar tai galėtų būti jūsų antroji pusė? Ne. Oho, iš karto. Ar jį galėtų dirbti webcam modeliu? Jo. Ne, blemba, žinok, neperlipčiau šito, ne. Čia tas pats, kaip OnlyFansuose, gal ten kažką pasižiūrėti, bet, pati ne. Bet ji nieko nedarytų faktiškai, tipo, tik tai... Faktiškai.
Nu, čia moralės tas lūžis tada įvyksta viduje, nes tada galvoju, kad, o paskiau gal realiam gyvenime irgi susigundytų. Ne, kažkaip ne. Čia, žinok, ne. Man atrodo, kad numuštų vidinį labai vaibą, aš pradėčiau nejučia nepasitikėti. Aišku, nelabai būtų smagu, jeigu žinotum, kad tu išeini į darbą, jinai įsijungia kompą ir tenai kažką daro, žinai. Irgi eina į darbą. Bet, žinai, taip, tai yra darbas irgi. Žiūrėk, pora vis tiek, kokie skirtingi bebūtų, vis tiek jie turėtų būti panašus, skirtingai vienodai, žinai, vienodai panašus. Tai abudu turite webcam. Jo, tai jeigu mes ateinam šitą kryptim, nuresetinam santykius ir tada jo. Aš darau kažką, tu darai kažką, mes tokie, šeidai naktiniai, žinai. O gerai, dar aš neatsimenu, ar parašiau ant lapelio, ar ne. Nes toliau veda mylėjimasis dviese ir už tai gauti pinigus. Beje, hebra uždirba neblogai. Čia apsimoka, ne? Čia OnlyFanso irgi bairiai. Jo, ir šitie padlos svoločiai orkai Rusijoje daugiausia. Be labai daug. Girdėjau, apie tai, kad jo dabar Rusijos jie tą daro, jie varo, jie ten su veidais jam dzinžė, kad tik banką gautų. Dar geresnės tampa. Kažką norėjau sakyti. Bet iš tikrųjų apie sex trafficking, kaip čia pasakyti, labai daug iš tikrųjų moterų, kurios dirbo realioje sekso industrijoje, perėjo į webcam industriją. Tai iš tikrųjų labai pakeitė į gerąją pusę jo, nes daug, pavyzdžiui, moterų, kurios dirbo Amsterdame, sakykime, ar kažkur, žinai, realiai ant gatvės, jos perėjo į webcamą ir labai į pozityvę pusę pakeitė, nes įsivaizduok, tau nebereikia savęs pardavinėti, žinai, kažkokioj vietoje. Čia, kad atsirado ta technologija, ne? Jau suprato, kad nebūtų šalt gatvėje. Čia buvo, kažkur skaičiau, kad labai O, geras. Tiesiog didelis pokytis į gerąją pusę, nes, sakykime, susiradai įsimylėjai merginą iš raudonųjų žibintų kvartalo. Ir aišku, nebenorėtum, kad jin dirbtų, bet ar tada leistumėt, ar tokiu atveju leistumėt dirbti jai prieš webkamą, jeigu, sakykime, su mergina susipažintumėt raudonųjų žibintų kvartale. Įsimylėtumėt, netyčia. Ne. Čia kitam gyvenimui. Ne. Man, tarsi, aš negaliu atsakyti apie tai, ko aš negaliu įsivaizduoti. Arba žiūrėk, gerai, susipažįsti su mergina, draugauji, viskas gerai įsimyli ir tada sužinai, kad jin ten dirbo. Bet jau viskas, jau įsimylėjai. Žinok, aš manau, kad ir viskas, ir būtų viskas, turbūt. Bet nežinau. Provokuoja, labai gerai Laurina provokuoja. Čia, žinai, tipo, kitam gyvenime. Tai stipriausia korta. Jo, neturėtų, tipo, nei žmonos, nei nieko, vienišas. Aš nežinau, žinok, aš neįsivaizduoju. Ar tu iškart tai pasmerktum ir viskas, tipo, tau buvo tobulas žmogus, ne? Ir, tu sužinai, kad jinai dirbo. Matai, tik patyrus tą jausmą, tada tą reakciją sužinosi, o kitas dalykas, tai, aš tiesiog, labai norėčiau sužinoti, kodėl jinai, tą darė ir slėpė, tipo. Aš manau, irgi. O irgi įsimylėtų mane. Jo, bet to nedarytų, jeigu įsimylėtų. Ne, tai tu įsivaizduok, jinai praeitie tai darė, jūs dabar susitinkat. Praeitie nebedaro. Jo. Dabar nedaro. Įsimylit, artėjat link vestuvių ir kažkurį vakarą, žiūrėdami Netflixiuką ant sofos, pradeda įsipylę vinelio, kalbėti apie praeitį. Ir vinelis uždaužė ir pasakė. Pateikė va tokį, sako. Fun fact, sako, by the way. Karočiai, seniau pamiršau, aš tau pasakyti, ašgi raudonų žibintų kvartalį. Arba taip jie tiesiog išsprūsta, blemba, aš kai dirbdavau raudonų žibintų kvartalį ir toks. Kur čia? Prekybos centras? Bet ką darytum? Aš nežinau, žinok. Čia būtų žiauriai sunku, nes iš tikrųjų, jeigu myli žmogų, atrodo. Viską gali atleisti. Nežinau, žinok. Baisu, niekam nereikia. Skaičiu susirasti. Bet vėl, žiūrėkit, tos moteris irgi nenueina dirbti. Gerai, yra nimfomanių. Tikrai yra nimfomanių, kur patinka mylėtis, už tai dar pinigus gauti. Ten neįkim, nes ten yra labai blogai, nes čia yra, ta prasme, ten yra prekyba žmonėmis ir visa kita. Ten nelyskim. Nekalbėkim. Aš kai buvau jaunas, aš gyvenau senamiestį, tokiam bute 3 aukštų ir ten daug visokių žmonių lankydavosi, įvairiausių istorijų esu išgirdęs. Tai vienas bičias man pasakojo, kad Vilniaus, kur paparaci baras buvo, kokia ten gatvė, blemba, prie Gedimino prospekto. Žodžiu, ten kažkur viršui, kadaise buvo butas, patalpos gal, kur buvo įrengta daug kompiuterių ir čia tie 2000 kažkur 8-7 metai, apie tokį laikotarpį, kur merginos uždarbiaudavo su webkamais. Ir sako, ten buvom susitikę, atsimeni, ten tokia, žinai, barė. Tai sako, yra viena iš tų, nieks nežino, visi slepia, bet mergos pasirašė dėl to, prieš tas kameras nusirenginėti dėl to, kad buvo aiškiai parodyta, kad šitam regione jų nepamatysiu. Niekas neišgooglins, nesuras, nes tai yra ten man atrodo, į Arabijos pusiasalį kažkur eina. Ten kažkur, ta prasme. Tiesiog VPN-o dar nebuvo 2008. Bent jau žinių, kad toks dalykas yra, tai neprisijungs. Ir jos lietuvės, tipo, maloniai šitą dirbdavo prieš tas kameras. Tai dirbdavo, tai yra, kad, žinai,
Save kažką ten įsidedi ir tipo. Maivaisi su papais. Nu, važiuojam gal toliau. Tai va tokia istorija. Taip giliai mes įlindom. Tinderis ir sextingas. Jo, čia vėl mano tokia temelė. Tinderis ir sextingas. Aš su jaunimu pakalbėjau, tokių temų prisigaudžiu, man. Žiūrėkit, apie sextingą aš irgi ruošiausi, galėsim praleisti šitą, tai sextingas yra toks daiktas, jeigu kažkas žiūrėtum, nežino apie ką kalbam, tai yra, kai vyksta seksas tekstu. Tai čia yra, aš ką išskaičiau, tai čia yra pavojingas dalykas, vėlgi, jeigu liestim, bet nebelieskim nepilnamečių žmonės. Bet aš turėjau šitą mintį irgi paklausti, ar esate darę ir kaip reaguotumėt, jeigu jūsų antra pusė su kuo nors užsimtų sextingu? Labai blogai. Oi, blemba, nu tai dragas, nefaina. Čia jau, žinok, man atrodo... Sextingas yra flirtas, stiprus flirtas, jo. Einantis link tikro sekso. Aš laikausi tuos nuomonės, kad geriau savo antrą pusę išleiščiau į raudonų žibintą kvartalą vienam kartui, negu turėtų romaną su kažkuo ir susirašinėtų ir sextingus darytų ir dar bet jeigu kažką. Čia tik toks šiaip, žinai. Šeiva. Susirašė. Man patinka tavo dydis, koks nuostabus dar, tai čia normalu. Ne, nu, tai sextingas gal nebūtinai, ką žinau, yra tai. O sextingas tik tekstas ar ir su foto? Tik tekstas turbūt, gal ir fotkė eina šalia. Gali fotkė kažkokią, gali nebūtinai savo. Nu, man čia pasakojo kolegė, kad jinai va tai buvo vasara. Lietuvoje per Tinderį užsiėmė tokių dalykų, nežinau, kažkas buvo užėjęs, sako, nu, va taip. Per Tinderį su čiveliu jo, kažką susipažino varė. su čiveliu ir, nu, jie ten sekstinosi. Bet tekstais ar foto? Jo, tekstais. Ir užsivežėjai, kaip jinai jau? Jo, sakė, užsivežė ir kažkaip tuo momentu buvo smagu. Ir aš jos klausiu, sakau, nu, ar tau, pavyzdžiui, nebuvo to, kad Vilnius, žinai, mažas, susitiksi tą žmogų ar kažką, ar bus awkward. Jo, bet sakė, ne, labai fainai, keletą mėnesių, aišku, gal po to atsibodo, tikriausiai tikslo nebėra, kiek suprantu, po kelių mėnesių, nu kiek čia? Geras. Metai iš metų, taip pat tą patį rašinėsi, žinai, nu tai kažkada. Meilė baigęs per 3 metus, sextingas greičiau. 3 mėnesiai, manau, maksimum kokią. Bet susitikti, bliam, įdomu paklausti, ar nenorėjo susitikti? Nu, tipo, ne, sakė, galiausiai... nesusitiko, nenorėjo ir nesusitiko. Nu, va, tokia va paskirtis. Bet aš kiek skaičiau, kad tai yra pakankamai populiarus dalykas. Ir nebūtinai čia iš karto įsivaizduot, kad visi čia eina ir kažką. Tai yra, pavyzdžiui, labai populiarus dalykas tarp porų, kurie gyvena tam tikrų laikotarpių atskirai, pavyzdžiui, arba kitoje šalyje tenka padirbėti žmogui. Tai ten pasitelkiamos visos priemonės, ir vaizdinės, ir tekstinės, ir kiti dalykai, žinai. Tai šiaip, pavyzdžiui, ten, nu, ta prasme, yra porų, kurios mėgsta tai daryti dienos metu ir gal ten neįsivysto, kiek teko skaityti internete, gal ten neįsivysto pilnai ten nuo pradžios iki pabaigos, bet, nu, tipo, yra pora, nesvarbu ten vedus, nevedus, bet, nu, kažkas kažką parašo, nu, ką tu ten, aš ten tą, nu, tipo, nu, tai kas yra sextingas? Aš praeituose santykiuose esu patyręs tą, tai va būtent, kaip sakai, darbe, pradėjau gauti žinutes ir niekada negavau visiškai pilnos nūdės. Perskaito žinutę. Prakaitas ne, bet žinok, supratau, kad kad kraujotaka jau nebevaldau kraujotakos žemiau bambos. Ir kad yra faina, ne? Kad yra faina, jo, paskiau ten nuotraukytė, žinai, pridengtais papukais, bet nu, va toką nesu gavęs, nu, iki ten, kad speneliai. Ne, nu, tai aš manau, ar tai yra gražu. Nemanau, kad tai gražu, va taip, kaip susakė. Taizino tuo metinė mergina labai normaliai. Ir atsimenu, tai buvo pakankamai senai, kai buvo dar, nu, čia prieš kažkiek tai metų, kai buvo, nebūtų suprasta, kad aš važiuoju, pabaigsiu dirbti iš namų. Iš namų nebuvo. Tu tiesiog turėjai nuo tų pietų atkentėti iki... Klausykit, mes dar vieną greitą interpuką padarom, romantika.lt. Mes grįžtam į romantika.lt arba romantika, kaip išsiaiškinom, abu prekiniai ženklai yra registruoti sandėlį ir netikėtai tarp visokiausių drakonų, kuriuos matėt prieš tai, mes atradom ir aprangos kampelį. Tai pagaliau kažkas moterim gražaus, kad suvilioti vyrus. Labai atkreipė dėmesiuką iš tikrųjų. Čia uniforma darbuotojų? Ja. Ne, tai yra prekės, kurios pabūjo kokiuose nors filmavimuose arba fotografavimuose. Bet šiaip realiai jūs prekiaujate, kaip čia pasakyti, seksualiais rūbais? Kažkiek jų turite? Tas kažkiek tai yra apie 1000 skirtingų modelių. 1000? Apie 1000. Ir tai prasideda nuo erotinių apatinių iki, sakykime, seksualių chalatų, kuriuos galima dėvėti kasdieną.
Bet pasakyčiau, labai tokios kokybiškos medžiagytės, labai, labai fainos. Iš moters pusės, tikrai labai nerinuoti ir lengvi tokie apatiniai. Tenka lengvai atsirinkti. Kas padeda atsirinkti apatinius būtent? Kolegės tikriausiai, moteris. Šito klausimu padeda kolegės moteris ir jeigu mes nežinome gamintojų, nežinome naujos linijos, stengiamės atsivežti, pasičiupinėti ir tik tada priimti sprendimą, ar mums tai yra priimtina, ar mes tai norėsime turėti. Nes aš tai turbūt norėčiau įsitirpti šitoje vietoje ir išskirčiau, aš bent jau įsivaizduoju, jeigu aš neteisus, Domai pataisyk. Aš suprantu, kad yra dvi kategorijos rūbų pas jūs, ta prasme tai yra vienos, pavadinkim, uniformos, ar ne, nes jūs turbūt turit ten, pavyzdžiui, medsesutės, ten policininkės arba policininko, kur, pavadinkim, labiau tai yra kostiumai, tai yra teminiai, ar ne? Tai būtent taip ir vadinasi, teminiais kostiumas, tai gali būti seksuali sesutė, gydytojas, jūreivis. Aš linkiu, kad jų galbūt, sakykime, kokybė kaip rūbų galbūt nebūtinai turi būti pati aukščiausia, nes tai greičiausiai yra, kaip, tipo, bairis, ne bairis ar kažkaip. Dažniausiai tai yra vienkartinis vakarėlių kažkokiam teminiam skirtas sugalis. Būtent mus kviečia į vakarėlį, tai... Jo, bet jeigu mes jau kalbam apie, sakykime, tokius, kad tai yra chalatėlis ar kažkas, tai vis tiek turi būti kokybiškas daiktas. Lietuviai perka daiktą, rūbą dažniausiai ne vienam vartojimui ir nori, kad jis būtų ir seksualus, ir skirtas gundimui, ir tuo pačiu jį galėtum naudoti kasdieną, kaip tarkime chalatą. O kokie, pavyzdžiui, apatiniai, sakykime, populiariausi brandai ar kokie modeliai gal galėtume, pavyzdžiui, pažiūrėti, man kaip moterį domina. Dabar nepasakyčiau, kokie populiariausi šiuo metu, bet žinoma, Lietuvoje topas bus naktinukas. Jeigu žiūrėti iš tokių seksualių apatinių, o iš erotinių, tai bus kūno kojinė. Viso kūno kojinė. Tokia kaip kojinė būna paprasta, tik tai visam kūnui. Gerai, mes dabar padarysim tokį dalyką. Mes su Lauryna pasimsim po keletą daiktų ir parsinešim tos daiktus iš lentynų ir paprašysim, kad Domas papasakot kažką plačiau apie tos daiktus, o po to jūsų laukia dar vienas labai įdomus dalykas. Tai dabar tu eik pirmai išsirink porą daiktų, kurie tave domina, tave mūsų žvitrioji operatoriaus akis pasiekės, o tada išsirinksiu aš ir mes pakalbėsim apie tos daiktus. Gerai, aš jau truputį apsiėjau. Tai mane, kaip paprasta visiškai vidutiniokę, labai nustebino šį lentyną. Tai kiek čia matau, yra visokie stalo žaidimai. Iš tikrųjų, jų yra daugiau, aš kaip, sakykime, tai banali mergina, tai tikriausiai esu gavusi kažkada tokius kauliukus, kur tiesiog yra parašyta blow on, kiss, toks gan primityvus, sakyčiau, žaidimas. Bet čia, kiek matau, yra labai didelis pasirinkimas, tai aš paimsiu pokeriuką, kad palaikyti ir azartą, ir intimumą. Tai va, žiūrėsim. Toliau. Čia iš tikrųjų net galva raipsta nuo tiek pasirinkimo. Galim bandyti investuoti į seksualumą, apatinukų gal kažkokių pasižiūrėti. Oho, vyram čia kokių yra. Nu čia vau, bet nežinau, ar man vaikinai patiks šitą idėją. Leopardas, dabar labai ant bangos vyrai, žinokit, griebkit. Bet gerai, kažką aš norėčiau paprastesnio, kuklesnio. Kas čia dar? Tai jau, kur ten tie apatiniai buvo, pasimečiau dabar rožinį. Va. Gerai. Ant kalėdų irgi, manau, labai praktiškas dalykas būtų apatinukai. Čia visokių labai mandresnių tokių matau, bet gan ir, sakyčiau, praktiškų. Ir kelnaičių matau. Įspūdingi, sakyčiau, dizainai. Bet noriu kažko paprastesnio gal truputį. Dar žiūrim. Kas čia? Nežinau. Gerai. Tada einam. Čia kažkur mačiau rinkinukas yra. Gerai, va. Čia priėjom, žiūriu, rinkinukai tokie first vadinasi. Manau, poroms labai būtų aktualu, gal ir man iš tikrųjų. Tai matau, va čia yra first kinky. Tai čia toks kaip ir setukas, kiek suprantu, pradedantiesiems. Ir yra first together. The complete starter set to discover new together. Aš jau su savo sužadėtiniu truputį ilgiau, tai gal nelabai domina. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Ta prasme, kaip moteris parduotuvėje tarp lentynų pusę valandos, gal galima greičiau truputį. Atsiprašau, duok man pagyventi biškį gerai. Tada first self-love. Oho,
Oho. Nu gerai, viskas. Aš matau, jau man neduoda ramiai čia pasižiūrėti, net pagyventi. Paimsiu šitą First Kinky Experience. Ir trečias favoritas, jau nužiūrėjau, kaip sakant, dydis yra svarbu. Tai va šitą paimsiu. Nežinau, kur jį naudosim ir ar tilps, sunkiai telpa į krepšelį, bet mano shoppingas baigtas. Gerai, einam, pažiūrėsim, kokių prekių, kas galėtų čia padomint mus ir ką mes galėtumėm nusinešti tam, kad paklaust, kas tai yra. Tai, čia viskas aišku, šitie daugmaž aišku, aš kažkur čia turėjau vieną tokią. Tuoj. O. Kokia sunki dėžė. Gerai, imam šitą. Tada mane domina, tuoj pasakysiu, kažkur buvau nusižiūrėjęs. Kažką buvau nusižiūrėjęs. Tuoj sekundėlę. Nu, čia man primena, žinot, prie kašio varžybų. Kažką tik tokia biškį didesnė. Tuoj sekundę. Aha. Gerai, čia viskas aišku šitoj lentynoj. Čia viskas aišku, čia kažko įdomaus turim. Tuoj pažiūrim. Gerai. Ko čia per PlayStation'as? Nu, šitas labai įdomu. Gerai. Eina. Ir dar vieną daiktą pasimsiu, bet dabar jau nebetelpa į rankas. Tai kadangi mes jau esam sandėly, tai pasiautėjom truputėlį po lentynas, išsirinkom, kas įdomu man, kas įdomu Laurinai ir Domą paklausim, ką mes čia turim. Tai gerai, Laurina, beje, dar viena kolegė tarp mūsų yra. Koks vardas? Santa? Santa biurots. Santa. Nėra labai kalbi, bet... Vietoj Saulius. Norėčiau pabrėžti, kad ši moteris sveria 30 kg ir realiai tai jos net pakelti neįmanoma. Nu, pajudinti jo, bet pakelti ir jin tokia minkšta, ta prasme. Gerai, kol dar nepradėjo švaistytis botagų, kalbėkim. Tai ką radai lentynose po vieną tavo, vieną mano, gerai? Ką radai ir kas domina? Aš matau, kad tu man neleidai kaip tipinis vyras apsišopinti ramiai ir aš turėjau su stresu pasimti tik 3 daiktus, kur matau yra nelygiai, bet tiek jau to, nuoskaudas pamirškime. Pirmasis mano pasirinkimas buvo Kamasutra Poker Game. Kaip pakomentuotumėt? Labai sudomino, kadangi aš pokeriuką mėgstu, Kamasutra kars nuo karto irgi. Tai šis derinys labai mane sudomino. Tai jūs turėsite rinkinuką, kuris yra optimizuotas Kamasutros pokerių iš nusirenginėjimų. Pradedi nuo striptizo ir tada kitas partneris gali raising, bluffing, nu, ta prasme, kaip tikram pokerį arba fold. Tai čia yra pagal pokerio taisyklės žaidžiama, tik įnešama nusirenginėjimą ir kažkokių kitų intymių dalykų. Jo. Geriausia dviesi. Jie yra populiarūs kaip prekės. Taip, sakyčiau taip. Jeigu prekė yra pas mus, jinai yra populiari. Žaidimai galbūt yra populiaresni šiek tiek žiemos laikotarpiu, kai žmonės daugiau laiko praleidžia viduje, namie ir, sakyčiau, gal Valentino dienos metu. Okay. Aš vieną pirmųjų daiktų, kurį nusižiūrėjau jau iš karto atvažiavęs, aš sprendžiau, ar tai yra, man tai yra labai panašu į, kai žmonės namuose turi filtrą vandens, arba dar būtų galima sakyti, kad tai yra tokia nedidukė sulčiaspaudė. Nes, ta prasme, kai žiūri į pakuotę, aš nematau jokio ženklo, kad mes kalbam apie kokį nors žaislą suaugusiems. Domai, kas čia yra? Masturbatorius, automatinis, skirtas vyram, su dirbtinio intelekto funkcija ir dar ultra. O jis yra saugus, nes aš bijočiau tokiam daiktui. Kad nebeištrauksi. Aš bijočiau patikėti jam. Čia jisai viską supranta. O ta prasme, rimtai, dirbtinis intelektas atkeliauja ir į šitą sritį jau dideliais žingsniais? Ne, pasakyčiau po trupučiuką. Visgi mūsų srityje yra daugiau būtent mechanikos. Ir mechanika riboja, sakykime,
galimybės, kurias galima panaudoti, sukurti tam tikrus žaislus. Bet čia, pavyzdžiui, jūs žinot, ką čia daro tas dirbtinis intelektas konkrečiai šitoj sulčiaspaudėje, ar ne? Tai yra savotiškas sulčiaspaudė, žinai, vis tiek pabaiga vienodai. Greičiau melžimo aparatas, sakyčiau. Melžimo aparatas. Sulčiaspaudė taip gražiau. Okay. Slėpčiau. Gerai. Bet čia yra turbūt vienas jau naujausių. Tai yra vienas naujausių, ganėtinai brangus ir neypatingai populiarus daiktas. Sakyčiau, originali serija išlieka kur kas populiaresnė autobuvo. Bet tai tu įkiši ir tau nieko daryti nereikia. Nieko nereikia daryti. Tiesiog sėdi, žiūri filmą ir viskas yra padaryta. Tiesiog kaip su moterim. Gerai, keliaujam toliau. Gerai, aš tokius paprastesnius kažkaip kukliai pasikuklinu. Tokius saldainių dėžutės. Jo, aš kadangi pradedančioji, tai aš pasirinkau First Kinky Experience. Tai čia, kaip suprantu, toksai lengvas įėjimas į kažkokį... Taip, tai yra rinkinukas, sakykime, pradedantiesiam, kuriame rasite tuos esminius paprastus dalykus, kuriuos galima išbandyti. Tai matau, plunksnų botagėlis, jisai yra skirtas, sakykime, žaidimams, tarkim, su spaneliais ar partnerio kūną švelniai, sakykime, liečiate, tai yra mažas vibratorius, lygiai taip pat skirtas žaidimui. Lygiai vibratorius, tokia mažai dėžutė. Taip. Tai yra lipni juosta, jeigu botagėlės, tai labai man keistai eilė. Aš sakyčiau, reikėtų pradėti nuo lipnios juostos, kurias suvaržysi partnerį, tada atimsi regėjimą, uždengsi akis, o tada jau naudosi visus botagėlius, ar plunksno botagėlį, ar vibratoriuką. Ir galiausiai eina spenelio spaustukai bei masažinė žvakė. Masažinė žvakė nėra įprasta žvakė, kaip mes ją įsivaizduojame. Žvakė yra sutirštintas masažo aliejus, uždegi žvakutę, masažo aliejus sušyla, tampa skystas, šiltas ir gali jį naudoti kaip masažo aliejų. Nu dabar, kai šitą paveiksliuką pamačiau, jau galbūt kažkas yra aiškiau, bet šiaip, kai žiūrėjau iš šitos pusės, aš galvoju, kad tai yra kažkoks kompiuterinis žaidimas. Tai čia turbūt irgi yra masturbatorius vyrams, ne? Aš tai pabandysiu atspėti. Taip, tai yra masturbatorius vyram, kuris turi telefono laikiklį, kuriame gali kažką tai įdomaus žiūrėti, patogiai laikyti, o masturbatoriaus valdymas ir laikymas primena žaidimų konsolės pultelę. Tarsi tai yra, bet rimtai, tai yra toks tipo atitikmuo, kad tu gali masturbatorių valdyti kaip kompiuterį žaidimų. Kaip žaidimų kompiuterį ir, sakykime, atsiranda nauja banga, nauja mada, kad masturbatoriai turi telefono laikiklius. Ai, kad nereikėtų per daug dužusių ekranų matyti. Taip, kad nereikėtų kur nors nepatogiai pasinėti, tai tiesiog masturbatorius turi laikiklį, įsistatyk, tarkime, žiūri, skaitai komiksą, nežinau. Prieš pereinant prie tavo, aš dar iškart pridėsiu, nes aš įtariu, kad tiesiog nemačiau tokios talpos, čia atrodo kaip gėrimo skardinė, ar ne, bet čia turbūt viduje irgi, mes jau kažkuriam epizode turėjom tik kitokio talpoje, čia viduje yra masturbatorius. Viduje yra masturbatorius vyram, o šitą daiktą galima pasistatyti, nieks nieko neįtars. Nebent... Kietas jis parodė. Geras, kaip skarbonai. Jo, tik viduje yra akivaizdu, kad čia nusisuka ir viduje mes randam, ką randam. Tikrai taip. Gerai. Matau, Gintas išmoko, laiku jau pažįstu. Pirmoje serijoje... Galėčiau pradėti konsultuoti, žinai. Nu ką, kaip sakant, dydis nesvarbus, bet jis traukia. 50. Nežinau, Domai, kad prekiaujat ir meškerėm. Bandau aš tiksliai suklasifikuoti. Mes juos vadiname analiniam gyvatėm, bet galima jį klasifikuoti kaip analinius karoliukus. Tai yra analinis žaislas. Ilgis nebūtina viso naudoti pagal skonį, bet kad nepritrūktų, jis yra ilgas. Ta prasme, šitie daiktai tai tikrai man kelia didžiausią. Ar šitai moteriai dar tilptų šitas faktiškai? Mes vienam epizode. Nemanau. Mes vienam epizode turėjom jau rodę tą gyvatę, Domas, tai šitie man kol kas išlieka patys įspūdingiausi dalykai, nes aš tikrai... Nu padaro, tas dydis padaro įspūdį vis tiek, ką nori, tą sakykit, banalu, bet padaro. Nu bet žiūrėkit, jeigu perka daiktą ir galite už tą pačią kainą gauti ilgesnę, tai kodėl ne? Taip. O naudokite galiuką. Vis tiek, tu supranti, turi tikslą kažkokį turėti, kad praktikuotis. Tai. Čia vėlgi, aš jau kaip pažiūrėjau iš kitos pusės, aš supratau, bet mane nustebino du dalykai. Aš iš pradžių pamačiau štai šitą paveikslėlį, tada pakėliau ir čia yra, ta prasme, nu aš neįsivaizduoju, bet sveria, tai tikrai. Ką mes čia turim? Nežinau, ar turėsime pavyzdį išpakuotą, bet mes turime, kaip mes jos vadiname, mega masturbatorių. Čia yra tam tikra atkartota moters dalis.
Aha. Nelaikoma rankomis, bet ją gali pasidėti ant lovos, ant stalo, taip šiek tiek padidinant, sakykime, tą realistiškumo pojūtį. Tai čia, kaip suprantu, užpakaliukas. Konkrečiai šičia mes turėsime, štai tokį daiktą, tai bus užpakaliukas nupjautas tam tikrų kampu. Dėl šitos moters pas ją tik tai užpakaliukas, tai yra tik priekis naudojamas ar ir galas? Dabar, kai pamačiau čia galą. Šitai moteriai nepasisekė, nes nebuvo naudojamas niekas kol kas. Bet galima būtų panaudoti ir priekį, ir galą. Spenelių pompa? Taip, siurbtukas. Siurbtukas, ne? Ir jis čia irgi turbūt yra skiriamas tokiom preliudijom ar... Jis gali būti skiriamas tiek preliudijai, tiek ir dėvimas, sakykime, vėliau sekso metu. Kas vyksta, kada jis yra naudojamas? Viduje sukuriamas vakuumas, pripūsta šiek tiek daugiau kraujo į odos paviršių, nervų kolonėlės tampa jautresnės. Tiesiog sujautrinamas pavyzdžiui spenelis. Konkrečiai šitie dar būna ir klitoriniai, ir šitas dydis, manau, kad tinka ir tam, ir tam. Tiesiog sujautrinti arba papildomos pojūtis, sakykime, įžanginių žaidimų metu ar kažkur vėliau. Klausykit, mes kadangi lankome sandėlyje, užbaigsime savo apsilankymą tokiu, pavadinkim, aš nežinau, žaidimu, nežaidimu, bet pakovojimu tarp manęs ir tarp Laurinos. Mes neužilgo kiekvienas gausim po suformuotą užsakymą ir gavus startą, kiekvienas iš pradžių Laurina, po to aš, mes turėsim kuo greičiau surasti prekę romantikos sandėlyje tarp visų šitų lentynų. Ir tas, kas ras greičiau, tas nugalės ir nugalėtoja pralaimėjusysis po podcast'o vaišins pietumis. Gerai? Sutarėm? Gerai, tai gausim dabar užsakymo kodą ir pasileisim ieškoti prekių. Tai ką, gavau užduotį, pirmasis užsakymas, atvira liemenėlė, 17 lentyna, bėgam ieškoti, greitai. Gerai, žiūrim, yra skaičiukai 20, 18, 17, šita pusė, 9, 9, 9, čia jau 16 turim, 9 ir, SM dydis čia dar, viskas sudėtingiau, čia pižamytė, man regis atitinka. Jo, radau, bėgam. Ir fiksuojam rezultatą, tikiuosi vakarienę laimėsim. Gerai, atėjo mano eilė, aš tikiuosi, kad man pavyks greičiau nei Laurina surado savo prekę. Aš manau, kad aš būčiau pakankamai prastas sandėlininkas, bet pažiūrėkim, galbūt viskas neblogai pavyks. 3, 2, 1, aš turiu surasti masturbatorių. Gerai, aš žinau, numerį, kur tie numeriai yra surašyti? Čia? Kur? Ok, čia. Aš turiu. Man atrodo, aš buvau greitesnis. Greičiausiai. Pažiūrėsim, koks laikas ekrano kampe ir kas kam vakarienę skoloj. Tai įdomiai, mes esam labai dėkingi už ekskursiją. Aš manau, kad mūsų podcast'o tinklalaidės žiūrovams tikrai irgi buvo įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo, kad tai nėra, 3-4 prekės, kad tai yra didžiulis sandėlys su daug daiktų. Ir man, pavyzdžiui, kaip pirkėjui, kuris perka tiek, sakykime, erotinės prekės arba prekės suaugusiems, arba bet kokias kitas prekės, yra faina žinot, kad tos prekės yra čia ir kad greičiausiai jos bus jau pas tave rytoj, o vėliausiai po rytą, ar ne? Nebent ten kurjeris žiemai važiuoja į griovį, gal dar už po rytą, bet turbūt taip nenutinka. Nutinka, iš tiesų, kai užpūsto kelius, jeigu esate kažkur, tai toliau nuo miesto būna šiokių tokių vėlavimų, bet tai būna išimtiniai atvejai. Nes čia, žinai, aš pasakysiu iš asmeninės patirties, santykiuose ypatingai tokie dalykai, ypatingai jeigu pirmi kartai, jeigu sutariai su antra pusė, kad pabandom, turi būti greitai, čia ir dabar, kad nepraeitų noras. Nes praėjus norui, tas daiktas gali pradėti rinkti dulkes. Ypač moterim labai greit noras. Tai va, tai kol ant nuotaikos reikia taikyti, ne? Domai, ačiū labai, buvo labai įdomu. Ačiū labai. Dėkui jum. Ir niekam per daug nesako. Ką išsirinkote? Ką išsirinkom, tą ir neša. Gerai, ačiū. Ate.
Kaip sako žinių vidėje, ačiū labai romantika.lt, seksas20 nuolaidos kodas, jeigu kažkas patiko tai, kas buvo ant stalo, įsigykit, pabandykit čia. Tam ir skirtas šitas podcastas, patyrinėti ir atrasti. Nu, žiūrėkit, dar po vieną prasukam ir važiuojam, ne? Jo, aš tokį turiu. Tiesiai, ar esat tai darę internetu? Kas klausė? Kas tiesiai? Čia aš paklausiau, tiesiai. Bet aš manau, kad mes jau... Čia atsakyčiasi. Jo, tiesiai. Ar esate darę seksą internetu, bet kurią formą? Pavyzdžiui, prisijungę sekstingas, su video ne. Video. Norėčiau pabandyti. Toliau. Video aš irgi gal. Norėčiau su video. Kažkaip gėda, žinai, ir save matyti tipo ir kažkaip, nu va, man bent jau būtų tas... Skaičiau, kad pirmiks ten sunkiausia, po to ten viskas eina, žinai... Po to jau tik kada turėsi laiko susisukti su video. Bet dar kai kas rašė kažkiam forume, kad sakė, sudėtingiausia šito dalis pradedant yra nešvengti. Tu dažniausiai žvengsi. Nes tai yra... Ir toks, o įsivaizduoju, pavyzdžiui, vienas poroje jau taip įsijaučiau, kitas... Prūštelį. Ką tu čia? O tas jau, žinai, jau ten žalti vienakį, jau varo, ten visas. Žalčiukas jau toks. Ir tu tik... Davai. Nu, nežinau, man irgi sunku tikriausiai būtų susižvengti. Nežinau, bet tie, kurie, pavyzdžiui, dabar žiūri, savimybės. yra gyvenę ten N mėnesių atskirai, aš manau, kad jiem iš mūsų žvengia, nes jie jau yra per tai perėję ir tai yra normalu. Ja, čia ne, mums... tai aišku, mes apie pirmą kartą būtent. Nu, bet gerai, dabar žiūrėkit, kas tada geriau, tipo, ar pabandyti pažvengti ir kažkaip, ar, tipo, kas tada lieka, žinai, eiti ieškoti nuotykių kažkur. Ne, geriau. 2-3 pažvengsi kartus, po to normaliai įsivažiuosi. Ne, aš manau, tik pirmas 5 minutės kokia, žinai, būtų jokinga, žinai, keista, tipo, save matyti, kitą matyti, bet po to kažkaip turi įsivažiuoti. Tai aš būna kartais ir prieš seksą žvengiu, jeigu kažką užprikolina labai, ten jau nusirengi ir dar bajeris nepaleidžia, tai būna, nu tikrai, bet po to gal... Bet šiaip seksas ir juokas čia galėtų būti, gal viso podcast'o neišeina, bet kartais tikrai juokas sugadina seksą. Nu, ta prasme, kai atsitinka ne vietą ir ne laiku, baigė seksas. Ja. O kas labiau sugadina, juokas ar pirstelėjimas seksą? Atsiprašau, žmogiška, visko būna. Ne, aš buvau irgi tik tokią klausimą. Aš tiesą pasakius, aš žiovulys aš klausiau, ar pirstelėjimas, kas yra blogiau. Žiovulys, tai žiovulys čia žiaurų. Čia yra tipo... Pabaigėlė jo, jau pabaigėlė dar. Aš nekomentuosiu. Ta prasme. Jo, čia realiausia man, nes mes 5 ir 4 ryto keliamės. Žmona 4, aš 5. Būna, kad ir ne kartu baigia turbūt. Realu nusižiaut. Aš turiu draugę, kuri užmiega pastoviai. Klausykit, aš turiu draugę, kuri seksą galia užmiega pastoviai. Jeigu ilgiau. Nu, bet jinai, pavyzdžiui, klube gali ant kolonkės užmygti. Eik tu tokia va mėgapelė. Nu jo, jeigu jai nori miegas, viskas, žinai, atsijungia. Nu ir jeigu ten ilgiau mylisi, tipo dar kavojas, pasėtin pastoviai. Jau knarkteli, žinai, ant galą. Ai, nu toks jau ištrauki tada, jau supranti, kad nieko nebebus. Gerai, važiuojam toliau. Turit kažkas dar? Aš viską, palauk, tu čia galvoju, ne? Nu tai gerai, tai nepasakėt, kas dar kokiais būdais naudojasi, ar nieko, jau viskas neturim ką pridėti. Tai sekstingas, fotos ir viskas. Foto, daugiau nieko. Ne, su video neteko. Video ne, supratau. O Tinderį ar kažkokiam portalė susirašinėjimo žinučių? Ai, tai va, aš vėl gavau temą sekstingas, ar čia aš kažką... Ai, čia ta pati, žinau, gali būti. Ta pati gal kartojasi ir visą patį sumetame. Gerai, uždarysime. Internetinis seksas Lietuvoje prieš, pavyzdžiui, 20 arba 15 metų. O Jėzu, brangus malonumas turbūt. Ne, ką aš noriu papasakoti. Žodžiu, papasako, net neklaus. Aš papasakosiu, kad... Ar žinot, kur... Aš nežinau, šiaip ar dar kažkur vyko, bet tokie padalykai vykdavo one.lt. O niukyje, susirasdavai paną ir tu susirašinėdavai. Taip, buvo. Gaudavai ir nuotraukų, ir visokių dalykų. Bet šiaip... Pem ten būdavo. Man yra... Aš buvau labai nustebęs, kai buvo toks forumas, kuris, aš nežinau, ar jis po šiai dienai egzistuoja, bet tada prieš kokių, nežinau, 15-17 metų jis buvo labai populiarus ir jis vadinasi Supermama. Ir toje Čia ta Supermamų... Nu, tai Supermamų. Taip, ir Supermamų forumiukyje buvo tokia skiltis, kuri vadinasi už miegamojo durų. Ok, nežinau. Ir ten, kad patektum už tų miegamojo durų, ten reikėdavo kažkaip turėti surinktą pasisakymų kiekį ar kažką tokio. Nu, žodžiu, aš nepasakosiu kaip, bet aš esu buvęs patekęs ten už tų miegamojo durų, nes man buvo įdomu. Ir va ten, žinokit, aš manau, buvo
Lietuvos sekstingo, internetinio sekso ir visa ko pradžia. Aikto, čia, okei. Ten, aš dabar labai per miglą atsimenu, aš nepapasakosiu, bet aš žinau, kad ten net būdavo sukurti albumai. Tai ten kažkaip tik moteris? Ne, ten būdavo ir vyrai, ir moteris, bet jie ten tokie, ta prasme, jų aktyviai veikiančių, aš kaip gerai prisimenu, ten nebuvo labai daug, nes visada tie patys nikai ten dalyvaudavo praktiškai visose temose, bet ten buvo kelios tokios labai aktyvios temos, ten tarp tų senbuvių, ir buvo jie jau ten nuvažiavę iki to, kad aš prisimenu, aš nepatekau, nes jis buvo užrakintas ta tema, bet ten, žodžiu, buvo kažkaip fotkės, ir ten tarptų senbuvių jie turėdavo albumą, į kurį keldavo savo nuotraukas, aš taip suprantu, nagų, ir ten, ta prasme, apie tai kalbėdavo ir taip toliau. Tai, žodžiu, aš nieko kaip ir per daug negaliu papasakoti, nes aš labai nedaug prisimenu, nes tai buvo ir velnioniškai seniai. Kas ten maždaug buvo? Ar tik susirašinėjimo, printskrynai kažkiek? Ten susirašinėjimai, nuolatinis flirtas, ta prasme, tarp žmonių. Tais laikais fotkė, aš dabar, kai pagalvoju, čia yra kokie 17 metų atgal, aš turėjau gal pirmą jau pseudo išmanų telefoną, bet jis buvo siaubingos kokybės, turbūt ten fotkindavo, nežinau, su fotiku keldavo į kompą, iš kompo ten, žinai. Bet kad ten vyrė reikalai, aš nepasakysiu labai smulkiai kas, bet ten tikrai vyrė reikalai. Įdomu, ar pažintis XX jau buvo, ar ne? O, dar jo, pažintis. Bet irgi atsimet pažintis nebuvo, bet ten, jo, tada dar... Bet ten aš kažkada, man atrodo, buvau gal įregistravus, tai vis tiek... Taip, ne visi turbūt esam buvę, bet ten iškrypeliai visi tokie rašydavo, lietuviški kaimų iškrypeliai, žinai. Gal kas nors susitiko ten sėkminės, ten rašydavo kažkokius... Gal, žinai, iš Vilniaus kokių gal dar iš kažkur... Beje, dar turėtume prisiminti kaip vieną prie pradininkų ir Skype'ą. Skype'ą, ne Mirka. Skype'ą. Skype'as buvo viena pirmųjų programėlė, kur tu galėdavai susirašinėti, kur tu galėdavai siūsti, kur tu galėdavai skambintis ir jau netgi su savo baisiu webcamu su vaizdu. Pasirodyti. Tai aš čia tiesiog norėjau paliest, kad dabar yra ir jaunesniems, ir vyresniems žmonėms viskas patogu, OnlyFans ir taip toliau. Anksčiau žmonės tam, kad parodytų savo nuogą pimpalą arba papus, turėdavo išsitraukti namuose šeimai priklausantį fotiką, nusifotkint rast kažkur. O viešpatie jo ten tą... Persikelt nuotrauką į kompą. Iš kompo lėtų internetu aplaudinti kažkur. Kompo visi naudodavos visą šeimą. Ta prasme, va čia buvo darbas, žinai. Fotkės netelpa. Čia buvo įdarbis. Baigęs diskas, ja. Jo, aš dar atsiminiau, apie chatroulette nebuvo kažkur, kas nors naudojasi. Ai, chatroulette, geras, jo, čia buvo tas puslapis toks, kur greitom pažintim iš viso pasaulio, bet jis labai staigiai pavirto, pervertų ir nuogų pimpalų puslapį jo ir tada jisai, man atrodo, gal baigės, nežinau, ar egzistuoja. Man atrodo, dar egzistuoja, mes kažkada bet aš esu kalbėjęs, mes esam irgi, va, tada tais jaunystės laikais su Hebra kompą pasistatė, jau laptopą mano atsimenu ir šnekėjom, žinok, labai juokinga. Mano vienas kambariokas su žmona, atsiprašau, busima tada, jis taip užsikabino, tavarsi, aš jį ne kartą ir dviese ir vieną radau virtuvėje, jisai su kažkokiu žmogum angliškai valgyt gamindo. Jis gamina valgyt, žinai, atsisukęs vat kalbą. Sakau, ko tu iš... Ai, va, čia truletį, žinai. Kažkokiu prancūzų, Afrikoje, antiek užsikabino, sako. Bet jo, šiaip idėja pati labai gera buvo, bet kaip tu sakai, viskas labai nuėjo, kad įsijungi ir ten kažkas dročina, žinai. Ir jis sako, pasilik, pamatai, žinai, tik kažkokią gražesnę ar kažką normalesnę. Aš jo klausiu, gal nesinaudoju, po to sako, labai pimpalų pradėjo. Dažnai sako, neįman. Jis spaudė next, prisijungia. Grybai dyksta tiesiog. Jo, vien grybai, dzukija, ta prasme, tik žinai. Buvo normalus. Saulė nudegė dzukai tokie, kapce. Čia gribučių visų. Bet šiaip žiūrų. Kodėl žmonės Kodėl vyrai jūs nelaikot savo grybų kišenėse ir visada tik rodot? Sukur gerą daiktą, iškart bus pimpalais apkrautas. Kodėl moteris va tai va nekiša savo lytinių organų į ekranus, nebent tik pinigus, jeigu gali gauti. Net nėra ką žiūrėti. Mes žinai, kad turim Lorina, gautum, pavyzdžiui, per stebuklą ir lažybas vienai parai penį, man atrodo, taip tu mojuotum su juo, tu nuolat tą grybų vaikščiotum. Aš nusipirkčiau tuos triusikus kišenytę, kur visada. Visas kolegas darbė. Ateičiau darbą, opa. Oh my god, Jesus. Tai net neįčiau į darbą, tiesiog Pornhub'e filmuočiau kiaurą parą save. Gerai, žiūrėkit, mes šiandien jau viską pasakėm, ką norėjom. O tai palaukit žinios, kur atsiprašau. Tai palauk. Sapnai apie seksą. Amerikos miego medicinos akademijos tyrimai parodė, kad vyrai ir moteris turi skirtingus sapnus su seksualiniais elementais. Vyrai dažniau fantazuoja apie seksą su keliais partneriais,
O moteris sapnuoja apie seksą su įžymybėmis, politikais, buvusiais mylimaisiais arba dabartiniais partneriais. Kodėl jūs juokėtės? Kai išgirdau politiką, aš lietuvė moteris. Žemaitaitis sapnuoja. Su kokiu politiku turėtų... Su Žemaitaitis, sako, norėčiau. Su tikru vyru Žemaitaičiu. A, Petras. Su gražulė, bet nelabai jam patiktų tikriausiai. Nu, puikiai žinia. Aš šiaip, žinokit, aš esu pasipiktinęs, jeigu mane kas nors girdi ir aš manau, arba kažkas yra sugedę, gal gali kažkas pasiekti iš tie, kas sapnus reguliuoja. Aš nežinau, aš gyvenime esu sapnavęs seksą, žinau. Kreipkis į sapnų gaudyklę. Aš tai va, tai tą patenku moterų tipinį. Ta prasme, tu su įžymybėm. Skvernelis mane veža tiesiog. Rimtai, tu esi sapnavus su įžymybė? Jo. Su kuo? Nesakysiu. Pasakyk. Nu, nesakysiu. Nu, dabar turi pasakyk. Ne, gėda. Nu, vardam podcast. Atlikėjas, dainininkas? Aktorius. Lietuvis? Vyras. Su Rudoku? Ne! Su Rudoku! Kodėl Rudoku, plikas, ne. Lietuvis, aktorius, vyras. Jo. Su Jankevičiu Mantu. Į tą pusę kažkas. Palauk, bet ne visiškai. Nežinau, kitas sumažėjęs. Gerai, tęsėme žinias. Sumažėjęs lytinis potraukis. Įmanoma Gelminė buvo? Žiniosgi dabar. Gerai, atsiprašau. Sumažėjęs lytinis potraukis. Įmanoma prarasti lytinį potraukį, jei per ilgai nesantykiaujate. Klitoris gali susitraukti į kūną dėl klitorio atrofijos. Medicininės būklės. Kai klitoris negauna pakankamai kraujo tekėjimo. Toks klitoris, žinai, sėdi tipo ir jau nėra savaitės sekso, 3, 4, toks tipo, ate, ir klitoris kaip balinis vėžlys, taip žinai. Ja. Į savo. Ir po to jau rieka, kuti išlys. Negalima net normalios informacijos suaugusių žmonių paskaityti šioje laidoje. Oh my god, nu ir kaip jį išsikviest po to? Nerašo ten. Reikia su dudelė. Gerai, paskutinysis faktas. Su dudelė. Viskas, raminkitės. Ar yra dar faktų? Toliau žiniose. Vidutiniškai vyras per savo gyvenimą pagamina apie 53 litrus spermos. Į 3 litrekus pilnas rusys. Užvakuotų. Ir toks žinai vėties po to. Aš čia iš 8-6. Raugimo. Toks, tipo, kas turi vyną rūsį, kas spermos rūsį. Tai apytikslis skaičius pagrįstas įprastais spermos kiekiais ejakuliacijos metu, paprastai apie 2-5 ml ir vidutinio ejakuliacijų skaičiumi per visą gyvenimą. Žinoma, šis kiekis gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip amžius, sveikata, gyvenimo būdas ir dažnumas. Viskas... Kaip manot, ar 53 litrus surinktumėt, ar daugiau dar būtų? Ačiū, aš nebedalyvauju. Ties 50-mečių gal 50 ir surinksim. Ačiū, kad žiūrėjot, viskas baigėsi kaip seksas, brangūs draugai. Iki kitų susitikimo. Iki greitų.